čia tokia neformalus formatas, tai labai tikimės, kad aktyviai kažkaip pabendrausime ir padiskutuosime klausimais, kuriems ir jums, pavyzdžiui, kyla, rengiant straipsnius ar kažkokius pranešimus ir ką galėsime būtinai atsakysime. Tai turėsim šiandien 2 pranešimus ir, žodžiu, drąsiai klauskite po kiekvieno pranešimo, kiekvieno pranešėjo, tiek jūs, tiek Gabijos, kažkokius tai, nežinau, kas jums bus aktualu. Mes visi esame iš Baltijos aplinkos forumo, nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos, kuri į aplinkosaugą užsima jau 20 metų įvairiais, mes tiek tai pelkes, pavyzdžiui, atkūrinėjom, tiek realiai veikiam, gamtos atkūrimo darbus darom, tiek visokius tokius politiniam lygi bandom aplinkosauginius interesus atstovauti. Ir viena iš, o su žemės ūkiu mes dirbam kažkur 15, tai didžiąją dalį irgi laiko, kai veikia organizacija, mes ir žemės ūkyje veikiame. Ir mūsų, ko gero, iš aplinkosauginių organizacijų ir išsiskiriame mes tuo, kad būtent žemės ūkyje daugiausia patirties turime, nes aktyviai šitame procese dalyvaujame. Viena iš mūsų veiklų yra šitas, pavyzdžiui, renginys ir turime ministerijos tokį remiamą projektą klimato kaitos advokacija žemės ūkyje. Ir daugybė visokių įvairių veiklų, aš tik trumpai dar papasakosiu, paanonsuosiu, kad gal jums kažkas irgi bus aktualu, tarkim, į ateitį planuojant kažkokius pranešimus. Tai analizuojame žemės ūkio visokius politinius teisės aktus ir rengiame pasiūlymus, pavyzdžiui, strateginiam žemės ūkio planui, Justas čia aktyviai dalyvauja šitame procese. Taip pat šiais metais laukia COP konferencija, klimato kaitos tarptautinė, tikrai žinote, ar ne, tai mes irgi rengsime pranešimus iš Lietuvos perspektyvos ir dažniausiai mes vėl žiūrime į žemės ūkio. Pernai, nežinau, jeigu pastebėjote, COP pakankamai buvo didelis dėmesys žemės ūkiui, tai vat irgi apie tai mes rengiame pranešimus ir šiais metais taip pat rengsime. Mūsų kolega Žymantas dalyvauja pažangos taryboje ir prie Lietuvos vizijos 2050 ir plano įgyvendinimo dalyvauja. Kiti mūsų partneriai šiuo metu žygiuoja aplink Baltijos jūrą, yra tokia kampanija Save the Baltic Sea, pėsčiomis aplink Baltijos jūrą ir žemės ūkis taip pat yra vienas iš, nes Baltijos jūra kenčia nuo eutrofikacijos ir žemės ūkis yra vienas svarbiausių dalykų. Taip pat mes turėsime kampaniją Maistas ir klimatas, truputį jau medžiagos mes esame pradėję rengti, bet, žodžiu, bandysime sudaryti klimatui palankios dietos lietuviui pasiūlymus įvairius ir rengti tokią kaip komunikacinę kampaniją. Tai vat irgi galbūt tas turinys kažkoks aktualus bus, aktyviai dabar darome tokią analizę apie mėsos temą, nes tai yra pakankamai tokia kontroversiška klimato kaitos tema, nelabai daug propaguojama yra ta tokia bemėsė dieta ir industrinė gyvulininkystė, aišku, yra blogai, o kaip yra su ta kita? Nes Lietuvai, jeigu nebevalgysim mėsos, išnyks pievos ir tai irgi gamtai nėra gerai. Tai va, tai mes bandome ieškoti, kaip mokslinius straipsnius analizuojame, kokia išvada, vat, kur yra tas balansas kažkoks. Taip pat pradėjome kartu su aplinkosaugos koalicija klimatui draugiškos partijos kampaniją. Ketvirtadienį išplatinsime tokį aplinkosauginį NVO lūkesčių laišką partijoms, kviesime ir visuomenę pasirašyti, jeigu pritarė, ir viena dalis taip pat bus žemės ūkiui skirta ir kviesime partijas įsitraukti į programas mūsų siūlymus. Taip pat rengiame pranešimų ciklą ir jau šį mėnesį bus 3 pranešimai žiniasklaidai apie kaip Lietuvos žemės ūkis veikia klimato kaita. Tai čia su klimatologais ir kitais pašnekovais rengsime 3 pranešimus, gal irgi bus aktualu. Taip pat netrukus jau atliksime visuomenės ir ūkininkų apklausas reprezentatyves, ūkininkų klausime, kokius jie poveikius klimato kaitos jaučia. Ir taip pat tikrinsimės, kaip jie jaučia visuomenę, o to pačiu visuomenės klausime, kokius jie lūkesčius kelia žemės ūkiui. Tai čia bus irgi pakankamai įdomus tyrimas, norėsim pasižiūrėti, nes mūsų manimų visuomenė, žemės ūkis jūs patys suprantate, nepakankamai sudėtingas sritis ir visuomeniai
jau ir žurnalistams, ir mums patiems, kai mes pradedam dirbti žemės ūkį arba ugdyti kolegas, yra pakankamai sunkiai įsigilinti sritį, o visuomeniai tai iš vis ten gal velnias koją nusilaužt gali, ar ne, kaip sudėtingai suprasti visus tos niuansus. Tai pasižiūrėsim, kokius lūkesčius turi visuomenė ir tada iš tos apklausos mūsų mintis yra tos lūkesčius paversti pasiūlymai žemės ūkio politikams. Taip pat rengsime rekomendacijas ūkininkams, kaip gamtai draugiškiau ūkininkauti ir darysime analizę. Jūs tikriausiai žinote, mes puikius tikslus esame išsikėlę, Lietuva pakankamai ambicingus klimato kaitos srityje ir žemės ūkyje jie yra nuleisti į strateginį dažniausiai planą ir mes atliksime tokią pakankamai išsame analizę, o kaip Lietuvai sekasi įgyvendinti, kokiame etape mes esame, mes jau čia gerai einame link tikslo, ar yra didelė rizika, kad mes visgi nepasieksime tų klimato kaitos tikslų žemės ūkio būtent srityje. Tai toks visas veiklos mūsų baras ir mes, kodėl šitą renginio organizavimą matome, kad šiaip tai žiniasklaidai irgi pakankamai ten žemės ūkis yra sunkiai suprantamas, pavyzdžiui, ir ūkininkų protestas, ar ne, parodo, kad labai sunku sugaudyti, tai kas čia meluoja, ar ne, kur čia skirtingai sako žmonės ir kaip čia man dabar žinot, ar ne, čia Europos parlamente šitas komisijos sprendimas, ar čia ministras mūsų, ar ne, ten ūkininkus užspaudė į kampą. Tai norėjom šituo seminaru truputį pasidalinti, ką mes žinom, kad galbūt tą bendrą tokį vaizdą bus lengviau suprasti. Tai aplink vietą truputį Birutė jau šnekėjo prie kavos, mes esame taip pat susijusioje vietoje, senatorių pasažė, tai yra ūkininko Nilso danų kilmės ūkininkų kurta vieta, kur yra prekiaujama vietos ūkininkų produkcija ir visas konceptas yra apie tą žiedinę ekonomiką ir Nilsas ir jo ūkis Farmer Circle, kuris yra pagrindinis šio maisto tiekėjas, prieš porą metų buvo mūsų organizuojama Gero ūkininko čempionato ambasadorius. Tai yra ekspertai, žemės ūkio ir aplinkosaugos išrinko, kad tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip darniai ūkininkauti galima su gamta. Tai tokia gal trumpa įžanga ir trumpai gal pristatysiu Justą ir Gabiją, kurie daug metų su žemės ūkio sritimi jau dirba. Justas pas mus darbuojasi 11 metų ir su žemės ūkio teisės aktais, pasiūlymai žemės ūkiui su ūkininkais nuolat bendrauja. Gabija yra dirbusi Žemės ūkio ministerijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose su ŠESDAP skaitos sistema ir dabar pas mus darbuojasi taip pat ir su pelkių atkūrimu ir su žemės ūkiu. Tai žodžiu, jeigu irgi ieškosit pašnekovų, tai bus vieni iš, ką mes siūlysime. Tai kviečiu dabar Justą pradėti pasidalinti tą, ką mes žinome ir ką mes manome. Tai jo, sveiki dar kartą, esu Justas Gulbinas, tai mes su Gabija pasidalinom tą pranešimą, kaip Rita sakė, gal čia gal vienas pranešimas, bet iš esmės aš apžvelgsiu bendrosios žemės ūkio politikos visą raidą ir kas tai yra, ir pakalbėsiu apie Lietuvos žemės ūkio struktūrą, kokia jinai yra, kaip jinai dėliojasi ir kokios tendencijos, o Gabija apžvelgs jau koks žemės ūkio poveikis aplinkai, klimato kaitai ir tokius dalykus. Tai kalbant apie žemės ūkį, esame ES narė, tai turbūt normalu, kad reikia pradėti nuo bendrosios žemės ūkio politikos, su kuo viskas mūsų žemės ūkis visas ir apspręstas turbūt yra. Tai kaip žinia, šita politika buvo 1962 metais sukurta 6 Europos bendrijos šalių steigėjų. Ir tai yra viena seniausiai dar vis veikiančių ES politikų, turbūt lėčiausiai besikeičianti. Ir tikslas to sukūrimo, tos politikos buvo pokario laikotarpis, trūksta maisto, tai pagrindiniai tikslai buvo užtikrinti nenutrūkstamą žemės ūkio produkcijos tiekimą ir stabilizuoti žemės ūkio rinkas ir ūkininkų pajamas. Tai žemės ūkio politika ta bendroji iš tikrųjų išgyveno nemažai pertvarkų, tai čia sudėjau tokią raidę tų pertvarkų ir aš pabandysiu trumpai jas apžvelgti.
Tai kaip sakiau, 1962 metai sukūrimas tos politikos. Iš esmės tokie pagrindiniai dalykai, ko buvo siekiama, tai kaip sakiau, užtikrinti nenutrūkstamą maisto tiekimą. Kas buvo išskirtinio, kad buvo mokama už produkciją. Tai yra ūkininkui, kuo daugiau pagamini, tuo daugiau, kaip sakytų, gauni paramos. Ir buvo tam tikras rinkos reguliavimas. 70 metai kyla jau produkcija, pasiūla, bet tų ūkininkų pajamos kažkodėl nekyla. Tai buvo pasiūlyta didinti, optimizuoti žemėnaudą, didinti ūkius, juos stambinti. Tokia buvo esminė žinutė šitos reformos. 1984 metų reforma. Tai jau 70-80 metais atsiranda produkcijos perteklius. Tai bandoma kažkaip tą jau reguliuoti, tai įvedama kvotų sistema, tarkim, ten pieno ir panašiai. Ir kas tas kvotas viršyje, reiškia, jau atsiranda tam tikri mokesčiai ir baudos, kaip čia pavadinti. Taip, ir turbūt viena iš tokių esminių reformų, tai 92 metų reforma. Tokia pirmoji didesnė reforma, tai sumažinamas pačios šitos politikos biudžetas ir yra nustojama remti produkcijos gaminimą, bet pradedamas remti tiesiogiai ūkininkas, įvedamas tiesioginės išmokos už plotą ir laikomus gyvulius, o nebe už produkcijos kiekio pagaminimą. Ir atsiranda šioje reformoje po gerų 30 metų pirmieji aplinkosauginiai ir maisto kokybės įsipareigojimai ūkininkams. 99 metai esminiai dalykai, kurie keičiasi, tai atsiranda antras ramstis, kaimo plėtros ramstis, tai ne vien pradedama kalbėti ne vien apie produkciją, bet ir apie kaimo plėtrą, apie socialinį kaimo gyvenimą, kaip išlaikyti bendruomenės ir panašiai. Ir visgi dar, kaip sakyt, po 40 metų dar vis bendroji žemės ūkio politika užima 50% biudžeto viso Europos Sąjungos. Tai iš tikrųjų dideli pinigai ir klausimas, kaip jie panaudojami, dėl to ir tos reformos. Tai jo, tai kaip sakiau, buvo kreipiamas didesnis dėmesys į žemės ūkio konkurencingumo skatinimą ir ieškoma kitų pajamų šaltinių, kuo kaimo žmonės iš esmės galėtų užsiimti ir kaip paįvairinti tas pajamas. 2013 metai, vėlgi gana didelė reforma ir pradedama iš tikrųjų kreipti didelis dėmesys, atsiranda tokie iššūkiai kaip klimato kaita, gyvūnų gerovė, maisto sauga, tausus gamtos išteklių naudojimas. Tai kas čia atsiranda, žalinimo išmokos atsiranda, pradedamas kreipti dėmesys į smulkius ūkininkus daugiau, smulkiųjų ūkininkų parama, jaunųjų ūkininkų skatinimas, antras ramstis gauna didesnę biudžeto dalį. Ir kas įdomu, kad tai yra pirmoji reforma, kuri lygiosiomis teisėkūros teisėmis priimama, tai reiškia Europos vadovų taryba su Europos parlamentu ją patvirtina kartu. Ir ateinam prie naujausios reformos, kuri yra įkvėpta Europos žaliojo kurso, tai čia turbūt jau daugiausiai visi žinom apie tą. Atsiranda savarankiški strateginiai planai šalių, atiduodama daugiau galios į nacionalinės, kaip sakyt, vyriausybės. Kiekviena šalis gali spręsti, kas jai labiau aktualu, bet aišku, turi būti išlaikomi tie ES keliami tikslai. Ir aišku, yra ypatingas dėmesys aplinkosaugai, dėl ko turbūt čia visi po to ir protestai atsiranda ir taip toliau. Vėlgi didelis dėmesys smulkiesiam ir jauniesiam ūkininkam ir atsiranda su aplinkosaugos tematika, šiek tiek reformuojasi visa struktūra ir, kaip žinom, atsiranda tos ekologinės arba ekoschemos sutrumpintai. Taip, tai dar šiek tiek detaliau apie dabartinę politiką, tai jau matom, biudžetas sumažėjęs, 31% dabar ES biudžeto sudaro, nebe 50%. Pati
struktūra bendrosios žemės ūkio politikos, kaip žinom, yra pirmasis ir antrasis ramstis. Tai pirmasis yra tiesioginės išmokos ūkininkam pagal plotą ir sektorinės išmokos pagal, kaip sakyti, sektorius. Ir antrasis, kaip minėjau, kaimo plėtra, tai skatinti investicijos į žemės ūkio valdas ir bendruomenių skatinimas įvairiais būdais. Ir kaip sakyti, šis laikotarpis remiasi į 10 tų konkrečių tikslų ir matom, kad 3 iš jų irgi yra jau didelis dėmesys skiriamas ir klimato kaitai, ir aplinkos apsaugai, ir biologiniai įvairoviai, ir kraštovaizdžio elementam. Ir ekologinės sistemos, tos ekoschemos, kas įdomu, kad kiekviena valstybė turi skirti ne mažiau 25% pirmojo ramsčio. Tai aišku, dabar yra toks perinamas laikotarpis, man rodos, galima šiek tiek mažiau tų pinigų skirti, apie 23%, bet ilgainiui tokia sąlyga yra. Kaip Lietuvoje atrodo visa šita politika, tai Lietuva gauna apie 4 milijardus eurų iš ES įgyvendinti šiai politikai ir dar beveik 300 milijonų prisideda iš nacionalinio biudžeto. Čia, aišku, ne vien Lietuvoje, bet ūkininkai turi laikytis 9 geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir 11 valdymo reikalavimų, tai kitaip jie negali gauti jokios paramos, tai yra tokia sąlyga. Geros agrarinės būklės tie reikalavimai buvo ir praeitam laikotarpiu, tai šiame pasipildė, berods 2 nauji atsirado. Ir turbūt kas įdomu, kad tie valdymo reikalavimai tai yra atėję iš europinių ir nacionalinių teisės aktų ir jų ar šiaip ar taip tu turi laikytis, nes tai yra nacionaliniuose teisės aktuose įdėti reikalavimai. Kuo Lietuva turbūt išsiskiria, tai mes turim 9 tas ekoschemas, kurios dar dalinasi detaliau ir apima 16 veiklų. Tai čia Lietuva turbūt yra išskirtinė, nes kitos šalis, kai kurios po 2 turi, po 5, mes turim 9 ir čia turbūt gavosi taip, kad tiesiog buvo priimtas politinis sprendimas dalį priemonių, kurios buvo antrame ramstyje, pavyzdžiui, iš agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės tiesiog perkelti į pirmą ramstį, siekiant, kad populiarinti tas priemonės, sutrumpinti įsipareigojimų laikotarpį ir, sakyčiau, dalinai turbūt tie tikslai ir pavyko, kai kalbam apie tam tikras ekoschemas, tai ten viršyti visi lūkesčiai 2-3 kartus. Ir šiuo metu, kaip žinot, turbūt laukiam antrojo strateginio plano pakeitimo patvirtinimo, dėl to ir deklaravimo laikotarpis buvo nukeltas nuo balandžio 17 iki gegužės 2. Tai tokios aktualios Lietuvoje. Kaip detaliau pasiskirsto ta parama Lietuvoje, tai buvo iškelti kartu su socialiniais partneriais 3 nacionaliniai tikslai ir matom tą pasiskirstimą tiek per pirmą, antrą ramsčius, tiek tarp tų tikslų, aplinkosaugai 31% lėšų skiriamas. Taip. Dabar tiek apie politiką, jeigu žiūrėtume apie Lietuvos žemės ūkio struktūrą ir socialinius rodiklius, tai turbūt šitoj vietoj Lietuva nelabai kuo išsiskiria Europos kontekste. Ūkiai stambėja, ūkių mažėja dėja. Taip pat naudojamų žemės ūkio naudmenų, kaip matot, iš esmės išlieka tolygiai tas skaičius, bet kaip matom, labai jau tų ūkių mažėja per tuos metus, kol nuo įstojimo į Europos Sąjungą. Ir tai yra turbūt irgi problema didelė Lietuvos kaimui. Su tuo mažėjimu mažėja ir dirbančių žemės ūkyje skaičius tikrai per pusę vos ne daugiau. Ir ką mes turim, irgi turbūt čia neįsiskiriam nieko ypatingai, daugiau negu 69% ūkininkų yra vyresni nei 50 metų amžiaus. Tai ta problematika, kuo ateityje pakeisim dabar ūkininkaujančių žmonės, tai yra didžiulė ir ta parama jauniesiam ūkininkam ir turbūt smulkiem ūkininkam, nes turbūt nemaža dalis tų jaunųjų ateina nuo nulio kai kada. Tai tikrai yra labai aktuali ir reikalinga. Jeigu žiūrėtume toliau,
tai Lietuvos žemės ūkis sukuria apie 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto, kitais duomenim šiek tiek daugiau. Kaip dėliojasi Lietuvos žemės naudmenų ta struktūra, tai iš esmės matom, kad dirbamos žemės, jeigu žiūrėsime nuo nepriklausomybės, jos kaip ir sumažėjo, bet iš esmės, žiūrint nuo ES įstojimo, jos tolygiai didėja. Ir tas didėjimas yra turbūt pievų sąskaita nemaža dalim, turėsim ir galbūt detalesnę dar skaidrę toliau. Tai tas turi savų problemų ir tas, kaip sakyt, žemėnaudos kaita, čia gal Gabija daugiau prasiplės apie ką tas lemia ir kokį poveikį turi mūsų biologiniai įvairoviai ir kitiem aplinkosauginiam dalykam. Taip, tai va, čia tiesiog detaliau, kad matyti, reiškia, nuo ES įstojimo praradom 39% pievų ploto, o ariamoji žemė ir pasėliai beveik padvigubėjo. Tai tokia yra kaita. Ir kaip matom, jeigu detaliau žiūrėti, kuo mes čia daugėja, kuriuose vietose tų pasėlių, tai vėlgi javai, aišku, ankštiniai augalai, rapsai, bet ko netenkame, lauko daržovės ir bulvės, tai apsirūpiname tikrai grūdais ir techniniais pasėliais, bet neturime pakankamai daržovių ir vaisių turbūt, tai tą galėsim dar detaliau pažiūrėti. Kitas mūsų žemės ūkio skaudulys turbūt yra gyvulininkystės sektorius, tai jisai visiškai traukėsi žemyn, išskyrus, kaip matom, vienintelė vieta avis, padaugėjo 6 kartus jų pas mus. Tai vėlgi čia galime prijungti turbūt ir vilkų problemą, kurią kelia ūkininkai. Tai ne veltui turbūt ir vilkų daugėja, aišku, bet ne veltui ir tas konfliktas kyla, kai tokia didelė apimti daugėja tas sektorius. Tai aišku, iš gyvulininkystės turbūt didžiausias tas skaudulys dabar yra pieno ūkiai ir taip pat matom, kiaulininkystės sektorius traukiasi nemažai. Jeigu dar taip pažiūrėtume bendrą tą struktūrą, tai matom, kad nuo įstojimo į ES tiesiog buvo abu sektoriai, čia oranžinė gyvulininkystė, žalia augalininkystės sektorius bendrai apėmus. Tai matom, kad ties įstojimu buvo kažkur tie sektoriai tolygus, dabar jau matome, kad 2/3 užima augalininkystės. Tai tas turbūt nėra gerai, turėtume stiprinti abu sektorius ir ieškoti būdų, kaip tuos dalykus išlaikyti, tiek galvoti, kaip perdirbti tą produkciją, kad jinai neštų didelę pridėtinę naudą. Vėlgi, kai žiūrime į apsirūpinimą žemės ūkio produktais, tai viskas labai iš praeitų skaidrių gražiai susisieja. Matom, kad javų, ankštinių augalų, rapsų pasigaminame bene po 3 kartus daugiau, negu mums reikia iš tikrųjų. Ir klausimas, ar tai yra labai gerai. Aišku, ūkininkai gauna pajamas, eksportas, bet eksportuojame žaliavinę produkciją didžiąją daugumą. Ir turbūt Gabija čia prasiplės, ką su tuo prarandame, tuo pačiu su tuo eksportu, ką eksportuojame iš savo gamtinės aplinkos. Ir vėlgi, kaip minėta, turbūt turėtume atkreipti tos dėmesius į daržovės, vaisius, tokie sektoriai, kurie irgi yra svarbus mūsų maisto racione, bet mes tikrai nepakankamai to užsiauginame. Ir tie patys mėsos produktai, tai čia turbūt didžiausia problema su kiauliena, bet čia gal klimato dietai bus galima apie tai daugiau padiskutuoti. Ir čia tiesiog kaip pavyzdys, praplečiant javų produkciją, tai kaip minėjau, 2/3 iš esmės yra eksportuojama. Tai klausimas, ar tai, kaip minėjau, diskusinis turbūt, aišku, pajamos ūkininkams, bet galbūt tą produkciją reikėtų perdirbti visą Lietuvoje ir gauti didesnės pajamas. Ir tuo pačiu, kai didžiąją dalį mūsų žemės ūkio užima
būtent augalininkystę ir turime klimato kaitos dabar kylančius iššūkius, tikrai nemažai iššūkių tų ūkininkam gaunasi ir vienas, tarkim, iš būdų prisitaikyti yra būtent darbas su dirvožemiu, kokiu būdu mes tą dirvožemį dirbam ir čia tiesiog į žemės ūkio surašymo duomenis per nuo 2010 iki 2020 tas santykis, kaip mes tą dirvožemį saugome ar dirbame, na, jis nėra toks labai ryškus pokytis, tai 62% vis dar dirba tradiciniu būdu, bet aišku, jeigu imtume deklaravimo duomenis praėjusių metų 23, žinome, pati populiariausia turbūt buvo ekoschema, neariminės žemdirbystės, tausojamosios žemdirbystės technologijos taikymas ir skaičiuojama, kad ji apėmė 42% viso deklaruojamo ploto. Tai čia būtų tie 23 plus 4%, 27 pakėlėme iki 42, bet problema ta turbūt, kad ką ir Žemės ūkio ministerija dabar taiso, kad išaiškėjo, kad tie 42% tikrai ne visi ten ir dirbo tą neariminę žemdirbystę ir iš vakaro susierė, rytoj uždeklaravo. Ir dabar, kiek domėjausi, yra sudėti saugikliai, bet aš pats tas taisyklės skaičiau, tai man ten labai jau taip kažkaip aptakiai aprašyta ir ten gali stipriai pasiklysti tame. Tai tiesiog klausimas, ar čia aišku vienas iš būdų prisitaikyti prie klimato kaitos ir gerinti dirvožemio struktūrą ir turbūt ūkininkui mažinti savo išlaidas. Tai klausimas, ar mes pakankamai sparčiai einam ir ar tie mūsų duomenys rodo tikslius, atspindi realybę. Tai čia turbūt ties to mano prezentacija ir baigėsi ir perduosiu žodį tada Gabijai, kuri turbūt pasigins labiau į tas aplinkosauginės dalis. Nežinau, ar dabar klausimų turit kažkokių? Aš tik pasitikslinsiu, jūs nieko prieš, jeigu mes publikacijose naudosim šitą visą informaciją? Tai čia visi duomenys yra oficialūs iš Valstybės duomenų centro, iš Žemės ūkio ministerijos, tai mes jau atsiųsim po to info paketą su nuorodom dar. Ir jeigu jūs galėtumėte pakomentuoti, įstojo Lietuva 4 metais Europos Sąjungą ir kaip pasikeitė žemės ūkio politika Lietuvoje iš karto. Na ir aišku, jūs čia paminėjote porą dalykų, kokie buvo galutiniai rezultatai, kad gyvulininkystė sumažėjo, išaugo tas, bet ar čia buvo būtent Europos Sąjungos politikos rezultatas, ar tiesiog, globalių rinkų ir verslininkai tiesiog taip prisitaikė prie paklausos? Aš manau, čia turbūt abu dalykai gaunasi. Aišku, rinkos, mes esam globalios rinkos dalis, tai čia negali to sustabdyti dalyko. Bet turbūt ES irgi tikslingai prisidėjo, kai mes įstojom, buvo išmokos už pasitraukimą iš žemės ūkio. Tai ten tikrai nemaža dalis vyresnio amžiaus žmonių ir turbūt didžiąja dalimi, kas užsiėmė gyvulininkystę, pasitraukė. Tai tas turbūt didelį poveikį padarė. Tas pats išmokų turbūt, kas ką gauna, yra taip skaičiuojama, kad 80% išmokų pasiema 20% ūkininkų kažkur taip. Tai mes ir turim tą visą kreivę žemyn turbūt su visų ūkių mažėjimu, nes smulkus neišgyvena, ta parama jinai turbūt nėra iki galo adekvati ir yra turbūt ir tokių, galima pasigilinti tokias smulkesnės detalės, pavyzdžiui, norint gauti kažkokią investicinę paramą, tu turi pasiekti tam tikrą savo ūkio valdos ekonominį dydį. Ir aš iš savo, kaip sakyti, net kaiminystės žinau pavyzdžių, kur tu turi susiart pievą, kad apsimestum, kad ten augini kviečius ir tada pasikeli savo tą valdos ekonominį dydį ir gauni paramą. Tai, tokie dirbtiniai dalykai gaunasi, nes, tarkim, už pievą tam valdos ekonominiam dydį 30 eurų pieva yra įvertinta, tai kai ten pasėliai apie 700, tai tokie neadekvatus turbūt kai kurie dalykai, kurie stumia mūsų visą žemės ūkį į tą vieną sektorių augalininkystės, o tenai masto ekonomika veikia, tu turi didinti savo laukus, stambinti ūkį, efektyvinti viską, tai turim tokią situaciją, kaip sakyti, naujiem ūkininkam jei dabar žemės realiai laisvos nebėra. Tai, tokia ir situacija. Tai
O aš atsimenu, buvo toks terminas nepopuliarus sofos ūkininkai, iš kur iš čia atsirado? Jo, sofos ūkininkai, tai čia turbūt susiję daugiausiai su ta pievų priežiūra, bet čia, nu, jisai turbūt buvo toks fenomenas, bet klausimas, kiek jisai iš tikrųjų ten turėjo to sverto iš tikrųjų didelio, nes dabar, tarkim, uždrautas tas buvo mulčiavimas, dabar jau vėl kaip galima mulčiuoti pievas. Tai, na, klausimas, kiek tas turėjo įtakos, kaip sakyta, ar čia tikrai tie sofos ūkininkai pasimdavo ten tos visus pinigus, nu aš kažkaip, nežinau, stipriai abejoju tuo. Tai... Ir įdomi, buvo išmokos už pasitraukimą iš... Ja. O kokia čia logika, kodėl norėjo Europos Sąjungos politika, kad trauktųsi? Na, čia turbūt buvo... Nežinau, gal papildys kolegos, čia buvo tiesiog turbūt efektyvinimas ūkių, kad tu, jeigu ten turi 1-2 karves, nu tai ką tu su jom veiksi, iš esmės tu nebepaveši toj visoje rinkos ekonomikoje, tai tiesiog buvo ten, man rodos, solidžios išmokos, kad tu tiesiog pasitrauktum, tą žemę perduotum rimtam ūkininkui, kuris, kaip sakyti, jau stambins, efektyvins savo ūkį ir kaip sakyti, nu, gyvuos ta ekonomika, tai su tuo mes tikrai daug praradom turbūt ir savo kraštovaizdžio struktūros įvairios, nes buvo maži laukai, kas kaip sakyti, su visa biologinė įvairovė labai siejasi, tai stambinimas, didinimas, apjungimas, dideli laukai, efektyvinimas, tai iš tikrųjų tas įtakos nemažai padarė turbūt mūsų visiems aplinkosauginiam rodikliam. Sakytume, čia klaida buvo iš šiandienos perspektyvos tokia... Nu, čia mano tik asmeninė turbūt nuomonė gali būti, tai aš manyčiau jo turbūt kažkaip kitaip reikėjo tą pakreipti. Aišku, mes turim tą istorinį kontekstą ir dabar turim problematiką, kad ūkininkai nenoriai kooperuojasi, nes turėjom vietinį palikimą, kur buvo kolūkiai, kas atseit kooperacija savotiška buvo, tai tas labai matosi, nu ir čia visos posovietinės šalis, kaip pasidomi, ta prasme, nu ne visos, aišku, bet nemažai turi tokį turbūt kažkokį istorinę atmintį, kad ta kooperacija nėra gerai, nors dabar šiuo momentu turbūt vienas turbūt būdų, kaip tu turėtum daryti ir išgyventi. Nes, na, aišku, iš vienos pusės turim remti smulkius ūkius, iš kitos pusės turbūt negalim visų minimalių ūkių remti, nes, arba tada turi ta politika keistis iš esmės, kai kalbam, tarkim, apie aplinkosaugą, tai turime tiesiog ta visa politika turi iš esmės keistis, nebemokėti už plotą, o mokėti, kuo turbūt po biškį einama, tik neaišku, kada ateisi, mokam už rezultatą, ką tu pasiekiai, kaip sakyt, ar padaugėjo pas tave tenai paukščių, ar pagerėjo būklė vandenų, kaip tu ūkininkauji, ar tu sugėrei daugiau anglies į savo dirvožemį, tai tokių priemonių jau yra, jos testuojamos, bet, jos nėra masinės kažkokios. Tai, pavyzdžiui, Britai, kaip žinot, išstojo iš Europos Sąjungos ir jie iš esmės taip ir bando keliauti tuo, kaip sakyt, mokėjimu už viešasis gėrybės. Tai ten, aišku, irgi stringa ta sistema kol kas, kiek žinau, bet jie taip nusistatė, kad nebemokės, minimaliai dar kažkiek moka tų tiesioginių išmokų, bet iš esmės nori, berods nuo 27 užbaigti tą tiesioginį išmokų mokėjimą ir mokėti ūkininkam už viešųjų gėrybių teikimą, ten už švarų vandenį, išsaugotą kraštovaizdį ir taip toliau. Aš dar dėl pievų ir gyvulininkystės, jūsų nuomonė, su kiaulėm kaip ir viskas aišku. Kodėl jūs ten sumažėjo, nes atėjo kiaulių maras ir tiesiog nebepatempė įsipareigojimų tie mažiukai, negali užtikrinti biosaugos, bet su gyvulininkystė ir pieno sektoriu. Kai kur kyla, tiesiog pievų mažėja, nes jeigu tu neaugini gyvulių, tau jų nereikia. Tai dabar čia labai didelė dilema, kiek žinau, buvo vien dėl to, kad tos pievos nebereikalingos ir tu negali sau leisti laikyti pievos tiesiog, kad jį graži būtų. Bet iš kitos pusės ūkininkai sako, kad visuomenė keičiasi, vis mažiau valgo mėsos, vis mažiau geria pieno, apskritai atsisakinė tendencija tokia. Ir jie sako, tai ką mes gaminsim, jeigu nereikia.
Bet iš kitos pusės, vat, kaip žiūrim, aplinkosaugai tų pievų reikia. Tai vat, kur tas balansas tada, kaip jį reiktų surasti? Nu jo, tai mes šitoje vietoje gal tokie keisti aplinkosaugininkai nepasisakom prieš mėsą, bet iš esmės tai jo, su pienu tai yra problematika, aš gal su pieno sektoriumi nesu baisiai detaliai įsigilinęs, bet iš esmės aš suprantu, kad mes turėjom tokį projektą irgi šiek tiek tą dalyką gilinamės. Iš tikrųjų, ta logistika labai su pieno sektoriumi yra, sudėtinga, ta prasme, kad yra daug smulkių ūkių ir tas labai išbrangina, surinkimas pieno išbrangina tą dalyką ir dėl to ir tos kainos tokios nedidelis. Bet iš esmės, ką mes visą laiką sakom, tai, kaip jūs sakot, pievų nebus be gyvulių, gyvulių nebus be pievų, tai mūsų toks visą laiką siūlymas su tom tendencijom, kad turbūt mėsos valgysim vis mažiau ir turbūt ateis ir politiniai kažkokie sprendimai su tuo, tai mes turim grąžinti tos gyvulius į pievas ir remti gyvulininkystę, kuri yra ganoma laukuose ir kuri yra šeriama žoliniais pašarais. Tai tuo pačiu mes pagerinsim ir mėsos kokybę ir pagerinsim, sumažinsim tų pačių, kaip sakyti, gyvulių skaičių turbūt ir ta mėsa taps brangesnė automatiškai ir tuo pačiu kris tos mėsos vartojimas. Tai, ir to turbūt vienas svarbiausių dalykų, tos pievos yra esminis turbūt dalykas mūsų biologinės įvairovės atžvilgių. Tai mes visą laiką pasisakom už tokį, kad tų gyvulių turi būti, bet jie turi būti laukose ganomi ir šeriami žoliniais pašarais, kiek tas įmanoma, o tų praktikų, metodų, kaip tą suefektyvinti, manau, yra ir užsienį pasižiūrėjus, tarkim, taikant ten rotacinį ganimą ar panašiai, tą galima ir pasiekti gerus rodiklius ir išeigoj, kaip sakyt, produkcijos ir darbo prasme susiefektyvinti ir tą pačią biologinį įvairovį pasiekti tam tikrų rezultatų. Tai... Dėkui, tą patį pridėsiu dėl pieno irgi sektorių, žinau, kad realiai Lietuva yra žaliavinė šalis, mes parduodam pieną kaip žaliavą, bet mes galėtume turėti pridėtinės vertės produktus, mes galėtume daryti sūrius įvairiausius produktus, tai žiūrint, ką mes parduodam. Jeigu parduodam žaliavą, tai čia jau nuo pirmos klasės visi žinom, kad tai nėra pats geriausias sprendimas. O ten, kur dar buvo skaidrė apie tai, kad kaip mes įstojome į Europos Sąjungą, ar kaip staigiai krito, kaip mažėjo pievų ir kaip didėjo suartos žemės. Ar nemanot, kad tai gali siekti su tuo, kad mes vienu momentu turėjom labai daug apleistų žemių, čia ne kokybiškų pievų, o tokių miškėjančių ir iš vis... Tai jo, faktas sutinku su tuo, kad, kaip sakyti, tikrai po nepriklausomybės traukėsi ta žemės ūkis ir tikrai tų apleistų plotų buvo daug, tai turbūt nemaža dalimi, kaip sakyti, plotai buvo atsiemami į žemdirbystės plotus, bet jeigu, čia turbūt neturėsim tos skaidrės, bet aš esu ten pasianalizavęs nuo 40 metų, gal labai įdomu pasižiūrėti, yra duomenys. Tai mes tų pievų stabiliai turėjom apie 1 milijoną hektarų kažkur tai. Tai aišku, ten viskas keitėsi, kaip sakyti, bet net 89 metais buvo 1 500 000 gal hektarų. Tai buvo turbūt pats pikas, kai Lietuva ten maitino Sovietų sąjungą ir panašiai, bet tų pievų tikrai mes nėra taip, kaip ūkininkai turbūt savo, kad mes jų stabiliai turėjom apie 400 000 hektarų, jų tikrai daugiau buvo. Aišku, ta žemės ūkio struktūra visai kitokia buvo, bet faktas tas, kad jų tikrai mažėja ir tiek duomenimis, tiek vizualiai, kai tu važiuoji, tai ta prasme, tikrai. Ten, kur dar buvo apie ekoschemas, jūs pats sakėt, kad kitos šalis turi ir 2, ten ir 3. Jūsų nuomonė, ar geriau daugiau smulkių, tokių išskaidytų, ar ten porą? Na jo, čia kaip čia pažiūrėsi, aš tai kažkaip, čia tiesiog vadinasi, pavyzdžiui, ta kaip ten kompleksinė ekoschema dirbamoji ariamoji žemėje. Tai, jinai kaip viena skaitos, bet aš tai sakyčiau, kad ten visos tos ekoschemos yra, tai nemanau, kad tai yra blogai, tai yra pasirinkimas ūkininkui. Ir, kaip sakyti,
pirmam pažiūrėjime atrodo tiek daug visko, nesuprasi, ką čia rinktis, bet, bent jau iš tos ar emocijos žemės, tai ūkininkai, manau, tikrai patenkinti ir tarpiniai pasėliai, ir neriminė, ir sertifikuota sėkla, ir augalų kaita, ir visas jas naudoja, ir ten netrūksta biudžeto, ir manau, jos pasiteisino, o tos labiau aplinkosauginės su pievom susijusios, jos tokios yra specifinės, jos dalinai, kaip sakyti, ir mūsų aplinkosaugininkų siūlymais keliavo iš antro ramsčio į pirmą, siekiant, kad sumažėtų įsipareigojimų laikotarpis, kad jos būtų lankstesnės, tos taisyklės, kai kurios yra sudėtingos gal, bet kai kurios tikrai lankstesnės palyginus su praeitų periodu. Ir toks buvo turbūt siūlymas ir išėjo į pirmą ramstį ir toks pabandymas, kaip čia dabar bus ir matysim tolesnius rezultatus, nes buvo daryta apklausa nacionalinės mokėjimo agentūros, grinai apie kas jums trukdo, tai pirmas nebuvo, kad mažos išmokos, pirmas buvo ilgas įsipareigojimų laikotarpis, ten per sudėtingos taisyklės ir ten maros tik trečias buvo, kad per mažai išmoka, tai čia toks pabandymas, kitos šalis. Žinau, kad anksčiau turėjo tas trumpas tokias pievinės ar ten aplinkosauginės dalis, bet dabar kaip tik nukeliavo į ilgą laikotarpį, kas šiaip žiūrint yra logiška, kad tu turėtum ilgajame laikotarpyje su ta aplinkosauga dirbti, bet matom, kad neveikia Lietuvos kontekste tas ir... Bijo ūkininkai įsipareigoti. Tai žiūrėsim, kaip čia tas vystysis. Čia turbūt šitoj vietoj su tom aplinkosauginėm ekoschemom didžiausia problema nėra pačios tos ekoschemos, o didžiausia problema turbūt yra trūkumas kažkokio tai švietimo, edukacijos ir viešinimo, nes susidarėm ir su ūkininkais bendraudami, tie patys seniūnijų specialistai čia bent jau praeitam laikotarpį sakydavo, tu neimk tos tikrai, nes čia nusilauši galvą, čia bus tau problemų arba tiesiog iš vis nesiūlo, nes nežino apie jas, nors čia kaip ir jų darbas, tai toks kažkur yra nutrūkusi gija, kur yra tų aplinkosauginių ekoschemų kažkoks viešinimas, kaip sakyt, kas susiję grinai su pievom, šlapynėm ir panašiai, tai čia tikrai reikėtų padirbėti visiems. Bet tai tie patys kraštovaizdžio elementai. Pono deklaravimo, bent jau mes kiek girdėjom, tai tikrai buvo, yra ir tų medžių, yra ir tų pavienių miškelių ir daug kažko, bet jų tiesiog deklaravime nesimato, nes neaišku, kaip ten... Ir čia irgi mūsų kolega deklaravo, tai praleido ten 2 valandas gal ties tais medžiais ir nesurinko reikiamo ploto galų gale, bet čia irgi, kaip sakyt, mes ir su aplinkos ministerija teikiam pasiūlymus, kad tie koeficientai yra per maži, tie buferiai vadinami, tai tas nebuvo atsižvelgta, dabar jau šitam laikotarpiu, naujosios metus jau padidino tuos tiek išmokas, tiek koeficientus, tai gal tas šiek tiek padės, nes tikrai ten sudėtinga tos medelius surankioti ir aišku, yra kitoks turbūt sprendimo būdas, ką mes vėlgi su pievom labai daug dirbom ir bandom tas šiek tiek keitės jau su šito naujų metų taisyklėmis, kad visi tie medžiai, krūmai, kažkokios salelės, jos tiesiog turi papult, tai yra bendra ekosistema pievoje, tai susijęs su gyvulių gerovė, ta pačia, tai tokie atrodo elementarūs dalykai, bet irgi kažkokios yra baimės, kad ūkininkai apgaudinės ar panašiai, tai mes ties to irgi bandom kažkaip dirbti, rodyti kitus pavyzdžius šalių, kur tie medžiai, krūmai traukiami į bendrą plotą, gaunamas tiesioginės išmokos ir nereikėtų tada tokių sudėtingų sistemų ten po vieną tą medį rankę. Aš esu Gabija Tamulitytė, irgi iš Baltijos aplinkos forumo. Aš labiau papasakosiu apie tą aplinkosauginę visą pusę ir kas atsitinka su klimato kaita ir žemės ūkiu ilgajame tokiam periode ir kokie tie poveikiai būna. Tai čia, kodėl ta tema yra tokia komplikuota ir visiems labai sunku ją išaiškinti ir aprašyti ir papasakoti ir taip toliau, dėl to, kad realiai čia yra abipusis ryšys, tiek žemės ūkis veikia klimatą, tiek klimatas veikia žemės ūkį. Ir tas poveikis ir rezultatas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas, priklausomai nuo to, kaip mes į šitą problemą pažiūrėsim ir kokias mes praktikas naudosim ir bendrai kokį prieimą turėsim prie
prie šitų klausimų. Tai visų pirma, gal toks bendras apžvalga, kas yra klimato kaita Lietuvoje ir kas pasikeitė per paskutinius maždaug 60 metų. Tai vidutinė metinė oro temperatūra padidėjo 2,2 laipsnio, metinis kritulių kiekis padidėjo 17%, Baltijos jūros lygis pakilo 15 cm ir 30 dienų daugiau dienų, kai oro temperatūra yra 30 laipsnių, tai tiesiog tų tokių karščio viršūnių padaugėjo ir 30 dienų mažiau su sniego danga. Tai kai pagalvoju, kad realiai per paskutinius 60 metų neliko viso mėnesio su sniego danga, tai yra tokie gana įspūdingi rodikliai. Ir 23 metai buvo karščiausi istorijoje ir 24 greičiausiai pagerins rekordą. Tai čia klimato kaita jau pasidaro labai akivaizdi ir čia gal irgi, sakykime, prieš kokius 20 metų buvo sakoma, kad tai yra klimato atšilimas, bet dabar visi sutinka, kad tai yra klimato kaita, nes tai nėra tik tai temperatūros kilimas, tai yra labai kompleksiniai dideli procesai, kurie keičia visą klimato dinamiką, keičia ir kritulių kiekį, keičia ir sniego dangą ir tai yra ne tik, bet ir daug papildomų kitų dalykų, kurie ateina kartu. Šiais metais irgi matėm, pačioje balandžio pradžioje buvo labai karštos dienos ir vienu metu žydėjo plukės, žibutės, sakuros ir viskas kitas. Tai čia tikrai yra tam tikra anomalija, tai nėra normalu ir tų anomalijų jų darysis tik tai daugiau. Kuo pasidaro viskas sudėtinga, kad jas vis yra sudėtingiau prognozuoti, kada tai atsitiks. Ir pasidaro tokios situacijos, kaip šiais metais, ar ne, atšilo, viskas sužydėjo ir paskui ateina šaltos dienos, šalnos, gali nušalti tiek pasėliai, tiek žiedai, mes neturėsim ten, tarkim, obuolių ar dar kažko, ne? Tai tokie tie pavyzdžiai gali būti vis dažnesni. Lygiai taip pat vasaros metu, kas nebūdinga, pavyzdžiui, ten rugpjūčio mėnesį ateina didžiulės liūtys, būna karščiai, tada didžiulės liūtys, šilutė vėl skęsta, vėl ir ūkininkam blogai, gyvuliam pašaro nėra. Ir tie tokie procesai pasidaro, kurie, tiesiog nenormalūs yra, neįprasti. Tai yra vertinama, kad Lietuvos žemės ūkis ateityje galės plėstis ir, ta prasme, galės toliau gyvuoti, produkciją gaminti, jeigu tinkamai sugebės prisitaikyti prie klimato kaitos. Čia tas jeigu yra labai svarbus. Ne tik tai patys ūkininkai turi daryti kažkokias tai pastangas, kaip prisitaikyti, bet čia turbūt ir visa žemės ūkio politika turi eiti link to, kad būtų prisitaikoma geriau prie klimato kaitos, kad atsirastų tam tikri saugikliai. Ir čia dar norėjau papasakoti, kas daugiausiai daro žalos būtent tiems ūkiams. Tai augalininkystėj daugiausiai žalos daro sausros. Pernai pavasaris, jeigu atsimenat, irgi buvo labai šiltas, labai ilgas ir sausra prasidėjo, visą pavasarį buvo sausra, neužaugo žolė, gyvuliai neturėjo ką valgyti, lygiai taip pat su pasėliais buvo daug problemų. Yra tos karščio bangos, kurios tiesiog viską gali nukepinti vienu metu, šalčio bangos, tai čia irgi kaip pat dabar turėjom toksai šaltas periodas, po karščių atėjo iškart šaltis, tos neprognozuojamos liūtys, kurios sukelia potvinius. Ypač jos yra pavojingos, kai būna sausas periodas, žemė yra labai išdžiūvus ir taip greitai nesugeria vandens ir tada ateina liūtys, kurios viską užtvindo. Čia taip pat nepadeda tai, kad didžioji dalis Lietuvos upių yra ištiesintos ir jos tiesiog labai greitai viską užtvindo, mes nebeturim pakankamai natūralių gamtinių buveinių, kurios sugertų tų liūčių perteklių. Ir dabar, pavyzdžiui, Vilniuje ar ne, netgi yra daromi specialūs tokie kaip tvenkinukai, kur tą liūčių vandenį gali nukreipti, sugerti ir tam tikri adaptacijos tie tokie sprendimai yra padaromi. Taip pat šalnos, kruša, čia tokie jau gana akivaizdus. Gyvulininkystės sektoriui didžiausią žalą daro sausros ir karščio bangos, tai čia vėlgi sausros dėl to, kad neužauga pašarai, o karščio bangos patiems gyvūnam gali būti pavojingos. Ir ką Justas irgi pasakoja, kad jeigu yra pievos, tai dažnai jos turi būti tiesiog pieva be medžių, be nieko, nors gyvuliams kaip tik nuo tų karščio bangų reikia pasislėpti, tai yra gerai, jeigu yra kažkokie krūmai, medžiai, kur galėtų turėti pavėsį ir šešėlį. Tai čia irgi labai svarbu yra į tai atsižvelgti. Kas labiausiai nukenčia? Tai labiausiai nukenčia yra intensyvios monokultūrų agrosistemos. Europoje visam čia mes diskutavom, kas yra monokultūra ir kokio dydžio tas ūkis galėtų būti vadinamas monokultūra. Tai bendrai, sakykime, kad monokultūra yra auginama vienas kažkoks ar vienas pasėlis, vienas tipas augalo
Ir tai yra Lietuvoje, turėtume jau sakyti, 100 hektarų tos pačios kultūros, jau galėtume laikyti monokultūrą. Kažkur kitur Europoje tie dydžiai irgi gali būti šiek tiek didesni, nes pati ūkių struktūra jie yra gerokai didesni, bet tarkim savo kontekste žiūrint, tai turėtų jau būti tokie vidutiniai ūkiai, kurie augina vien tik tai tą patį. Ir čia žiūrėkime į ūkių, kaip čia sakyti, visus ūkius bendrai, ne tik tai, kad vienas ūkis, bet dažniausiai ten jau kai augina grūdus, tai visi aplinkui ir kaimynai augina grūdus, tai pasidaro didžiuliai tokie plotai. Dėl ko jos yra pažeidžiamos? Dėl to, kad visų pirma nėra natūralių gamtinių buferių. Tai nėra medžių, kurie gali apsaugoti nuo vėjo, pavyzdžiui, didelių gūsių, nėra pievų ir pelkių, kurios gali sugerti drėgmės perteklių ir padaro, tiesiog sukuria natūralų tokį balansą, vandens balansą. Jeigu aplinkui yra pievų arba pelkių, tai kai yra vandens perteklius, jos jį sugeria ir paskui sausuoju periodu atiduoda į aplinką tą vandenį. Ir lygiai taip pat žemės ūkio visoms šitoms sistemoms tai yra didelė pridėtinė vertė. Kitas dalykas, kad yra sutrikdyta dirvožemio mikroflora ir pati dirvožemio struktūra, kadangi daugiausiai tos intensyvios žemės ūkio teritorijos naudoja daug ir chemizuotų trąšų, pesticidų, herbicidų. Pats dirvožemis jisai nėra sveikas, jame yra labai mažai mikroorganizmų, kurie irgi sausrų ir visais tais ekstremaliais, sakykime, momentais jie padeda išlaikyti sveiką dirvožemio balansą. Tai jie gali ir drėgmės balansą palaikyti, tiek gali ir vėsinti, gali padėti augalams išgyventi tos tokius sunkius periodus. Taip pat yra sutrikdyta vandens dirvožemio apykaita, tai čia ypač kai kalbam apie ariamąją žemdirbystę. Dirvožemio dalelės pačios jos yra plokščios, kai mes suariam ir normaliai jos būna visai išsiklaipiusios dirvožemį, kai mes jį suariam, jos sukrenta taip tiesiai ir sunaikinamos natūralios dirvožemio poros ir per tas poras nebegali patekti vanduo. Tai kuo mes daugiau ariam, kuo mes daugiau dirbam dirvožemį, tuo jisai darosi prastesnis, tuo mažiau gali sugerti vandens ir mums tuomet reikia papildomų drėkinimo sistemų, papildomų kažkokių melioracijos sistemų, kurios galėtų veikti ir taip toliau. Taip pat svarbu yra, kenkėjai neturi natūralių priešų, tai visi tiek žemės ūkio, tiek gamtoje gyvenantys kenkėjai, grybeliai įvairūs turi savo natūralius priešus, bet jeigu mes turim didelės monokultūras ir didelius, tarkim, kad ir kažkokių kviečių ar grūdų laukus, tai juose yra vienas tas pats kenkėjas, kuris neturi savo natūralaus priešo, jam nėra jokios buveinės, kur tas priešas galėtų gyventi. Ir tie kenkėjai, grybeliai ir viskas labai labai greitai plinta tiesiog nuo vieno lauko į kitą. Dėl to, ypač Europoje, yra labai dažnai tos padarytos perspėjimo sistemos, kurių jeigu vienam lauke kažkas prasidėjo, praneša visiems ūkininkams ir jie prevenciškai nupurškia, kad neateitų. Tai toks irgi patys savo problemų prisikūrėm. Tai koks rezultatas visgi tos klimato kaitos, tai labai dažnai yra prarandamas derlius dėl visų ekstremalių reiškinių. Taip pat yra prarandamos investicijos, tai čia galvokime apie tai, kad visgi yra žemės ūkis remiamas viešaisiais pinigais ir jeigu mes prarandam derlių, negalim užauginti produkcijos, tai mes tas visas investicijas prarandam. Lietuvoje ūkininkai labai nenoriai vis dar draudžiasi, kažkaip nenori pasitikėti draudimais ar mano, kad tai nereikalinga, bet vėliau patys nukenčiam. Tai čia apie tą prarastą viešąjį turtą. Ir taip pat yra kylančios rinkos kainos, kuo mes daugiau prarandam produkcijos, tuo kainos didesnės. Ir taip pat klimato kaitos kontekste atsiranda nauji kenkėjai, naujos ligos ir naujos invazinės rūšys, su kuriuo mes irgi nežinom, kaip elgtis, ką su jom daryti. Ir ta rizika naujų ligų, invazinių rūšių, naujų kenkėjų, jinai tik tai auga ir jinai tik tai augs ateityje. Taip pat yra tam tikras pozityvus, teigiamas poveikis klimato kaitos žemės ūkiui. Tai visų pirma pasidaro ilgesnis augimo sezonas. Mes galime pavasarį anksčiau pradėti, rudenį vėliau pabaigti. Taip galim užauginti didesnį derlių. Jau prasidės ir Lietuvoje, kad galėsim nuimti 2 derlius, tarkim, kažkokių tai kultūrų, kurios labai gali būti anksti pasiejamos ir ilgai augti. Ir taip pat galėsim pradėti auginti naujas veislės ir augalų rūšis. Tai Lietuvoje prieš ten kokį 30 metų turbūt niekas negalvojo, kad galėsim auginti arbūzus, o dabar jų žiūrėkit ir skanus, ir saldus, ir visiems viskas gerai. Tai yra ir tam tikri teigiami dalykai.
Žemės ūkio įtaka aplinkai, čia ne tik tai klimatui, bet bendrai aplinkai galima išskirti tokias 3 grupės pagrindinės. Tai visų pirma yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir visos cheminės medžiagos. Tai apie jas truputį daugiau papasakosiu, bet čia kalbam apie bendrai cheminės trąšas, herbicidus, pesticidus ir visas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ypač naudojant ariminę žemdirbystę. Ir tai, ką Justas irgi pasako, kad didžioji dalis dabar yra visgi augalininkystės, tai augalininkystėje nenori, vis tiek dirvožemis yra trikdomas, yra sukuriama papildoma erozija ir nyksta organinės anglies kiekiai, kurie iš esmės organinė anglis yra vienas iš pagrindinių rodiklių nustatant dirvožemio derlingumą. Tai ariant dirvožemį, jį dirbant, anglis mineralizuojasi ir jinai tiesiog išgaruoja į atmosferą. Ir jeigu mes jos kažkaip negrąžinam, pavyzdžiui, jeigu mes neartume dirvožemį arba paliktume šaknis supūti, tai tos organinės anglies pasipildo dirvožemyje, bet jeigu kiekvienais metais vis ariam, jos nuolatos mažėja. Ir ypač šalyse, kur dirvožemis yra ariamas ir žemės ūkis ten jau tūkstantmečius egzistuoja, to realiai juodžemio jo nebėra. Pas mus irgi lygiai ta pati tendencija matus, kad vis mažėja tų sveikų dirvožemių. Na ir trečioji tokia įtaka aplinkai, tai yra keičiamas labai stipriai kraštovaizdis. Iš ekstensyvaus mes einam į intensyvų žemės ūkį. Tai tarkim, jeigu ten būdavo pievos su medžiais, kažkokie mažesni žemės ploteliai, tai jie dabar pasidaro visiškai vienodi, monotoniški ir intensyvios auginamos kultūros. Iš multikultūrinio perinam į monokultūrinį, iš mažų ūkių į didelius, iš pievų į ariamas žemės, iš lapinių taip pat į ariamas žemės. Tai visas kraštovaizdis, tai ką mes, tarkim, mūsų močiutės dar atsimena, tai pasižiūrėjus dabar yra visiškai kitoks vaizdas visoje tiesiog Lietuvos teritorijoje. Apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas, tai dabar yra bendrai sutariama, kad pagrindinė klimato kaitos priežastis ir dėl ko klimato kaita yra skatinama, tai būtent šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas į atmosferą. Tai aišku, ne vien tik tai žemės ūkis, visi sektoriai išskiria šiasdą, bet žemės ūkis Lietuvoje yra antras pagal išskiriamas šias dujas ir čia matot šitoj daly žemės ūkis apie 22% sudaro bendrai visų šiasd. Kartais čia įdėjau šitą skaidrį dėl to, kad kartais žmonės sako, kad tai yra antras, kartais, kad trečias sektorius, bet čia tiesiog, jeigu mes paimtume energetikos visą sektorių, kuris sudaro didžiąją dalį, jisai gali būti padalintas į transportą ir į kitas sritis, arba tiesiog paimtas bendrai kaip energetika. Tai jeigu paimsim ir padalinsim energetiką į dvi dalis, tai žemės ūkis bus trečias, jeigu paimsim kaip vieną, tai bus antras. Bet čia ne dėl to, kad skirias kažkaip tai skaičiavimo kažkokios metodikos. Pagrindinės top 3 šias žemės ūkyje tai yra azoto oksidas, kuris daugiausiai ateina iš trąšų, tiek iš cheminių, tiek iš organinių trąšų. Jis yra išplaunamas per dirvą, tai čia labai tiesiog paviršinį nutekėjimą nuteka į upes, į melioracijos kanalus ir tada viskas išvažiuoja į Baltijos jūrą. Tai ir dalis jo išgaruoja irgi tiesiog į atmosferą. Tai, kas to, ko nepasisavina augalai realiai, tai galiausiai iš laukų vis tiek yra vienaip ar kitaip išplaunama. Antroji šias yra metanas, tai čia daugiausiai metano susidaro dėl mėšlo tvarkymo sistemų, kur yra tiesiog atvirai laikomas mėšlas, išgaruoja metanas ir gyvulių žarnyno fermentacija, kas labai priklauso nuo pašarų, tai ką gyvuliai gauna valgyti, nuo to tas metanas gali būti didesnis arba mažesnis. Ir trečioji šias tai yra anglies dioksidas, kurios žemės ūkyje susidaro gana nedaug, tai yra pati mažiausia dalis, bet čia reiktų atsižvelgti, kad tai yra daugiausiai atsiranda iš transporto. Transportas yra priskaičiuojamas ne žemės ūkiui, o bendrai prie transporto, tai bendroje toj statistikoje nesimato, bet taip pat anglies dioksidas išsiskiria dėl dirvožemio arimo ir kalkinimo. Jeigu mes sakytume, kad anglies dioksidas atitinka visos šitos dujos, ne tik tai, kad skirtingi kiekiai jų išsiskiria, bet jų stiprumas yra labai skirtingas. Tai jeigu mes žiūrėtume į 100 metų klimato šilimo potencialą, tai jeigu priskirtume, kad anglies dioksidas atitinka vienetą, tai metanas atitinka 28,
o azoto oksidas 265. Tai reiškia, kad anglies dioksidas yra pačios silpniausios dujos, jos išsilaiko ilgiausiai, bet jos yra gana silpnos, o metanas ir azotas yra daug stipresnės, jos išlieka atmosferoje daug trumpesnį laiko tarpą, bet jos yra labai intensyvios. Todėl žemės ūkiai yra labai svarbu mažinti būtent azoto ir metano, nes anglis, sakykime, yra galbūt daugiau kitose sektoriuose kaip toks svarbesnis pagrindinės dujos, o čia turėtų būti žiūrima į kitas dvi. Bendrai čia, ką kalbėjom irgi apie tai, kad keitėsi visas žemės naudojimas ir po sovietmečio ir po įstojimo Europos Sąjungą. Tai yra toksai žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektorius, kuris irgi yra išskiriamas šias ataskaitoje Lietuvos. Tai čia yra visas bendrai žemės naudojimas apibūdinamas ir žiūrima ne tik tai tiek, kiek išsiskiria šias dujų, bet ir tai, kiek jų yra sukaupiama. Tai čia, jeigu žiūrėtume, tai yra ties nulių į viršų, tai yra kiek išsiskiria sektoriuose, o į apačią yra kiek yra sugeriama. Tai šiuo metu vien miškininkystės sektorius sugeba sugerti apie 25% visų Lietuvoje išmetamų šias dujų. Ir čia šita raudona spalva ir yra pažymėtas miškininkystės sektorius. Taip pat didelį darbą padaro pievos, žalia spalva pažymėta. Ir skaičiuojama, kad medienos produktuose, kuriuos mes paimam, irgi lygiai taip pat yra užrakinamas CO2 ir pakankamai tai sudaro svarę dalį. Kur yra šiek tiek problematiška, tai kad, pavyzdžiui, daugiausiai išskiria šias ariama žemdirbystė, čia viršutinė dalis, ir mes kalbam, kad ta ariamoji žemdirbystė naudojant tinkamas praktikas, jinai galėtų perėti į kitą pusę, ne tik tai, kad neišskirti tiek daug šesdo, bet ir labai daug absorbuoti, jeigu mes saugosim dirvožemį ir naudosim tinkamas praktikas. Taip pat dar labai įdomu, kad čia violetinė spalva, nežinau, ar jums gerai matosi spalvos, bet violetinė spalva yra pažymėtos pelkės ir šlapynės. Tai pelkės ir šlapynės yra pačios geriausios po miškų, galbūt miškai yra tokie trumpuoju periodu yra patys geriausi anglies kaupikliai, o pelkės yra antroji vietoj. Bet pelkės veikia, kai jos yra šlapios. Tai Lietuvoje apie 70% visų pelkių yra nusausintos, didelė dalis iš jų yra paverstos į dirbamą žemę. Ir vietoj to, kad anglis būtų užrakinta ir kaupiama ir padėtų kovoti su klimato kaita, mes jas dažnai ir ariame ir paleidžiam visą tą anglį į atmosferą. Tai čia yra tas, kaip sakyti, išsiskiria tos emisijos dėl to, kad pas mus didelė dalis tų pelkių yra nešlapios ir šitą procesą irgi labai galima apversti, atkuriant pelkės ir šlapynės. Kalbant apie biologinę įvairovę, tai kuo mes daugiau turim žemės ūkio ir kuo jis yra intensyvesnis, tuo lieka vis mažiau vietos gamtai ir nyksta gamtinės sistemos ir pati biologinė įvairovė. Čia skaidrėje matot pievų tendenciją nuo 2004 metų iki 2023 metų. Bendrai pievų stipriai mažėjo. Geltona ir žalia spalva atsiskiria. Geltonos tai yra pievos ir ganyklos iki 5 metų, tai tos trumpalaikės, sakykime, pievos, o žalios yra daugiametės pievos, bet bendra tendencija yra tai, kad jų mažėja. Čia po 14 metų matot pievų, daugiamečių pievų padidėjimą, dėl to, kad buvo tiesiog priimta tokia politika, kad nesuarus pievų 5 metus, jos tampa daugiametėmis ir tiesiog automatiškai perėjo į kitą, skaitykim, apskaitos lygį. Bet bendras pievų kiekis vis tiek jis yra gana drastiškai mažėjantis. Ir čia mes galim irgi pamatyti tiesiog kaip tam tikrą indikatorių gamtinės aplinkos, tai yra kaimo paukščių indeksas. Ir per paskutinius 20 metų, daugiau kaip 20 metų, tas paukščių indeksas sumažėjo 55%. Paukščių skaitlingumas sumažėjo 55%. Tai čia mes nekalbam apie kažkokias labai retas rūšis, kur tik tai specifinėse sąlygose gyvena ir taip toliau. Mes kalbam apie tos, kuriuos mes matom net ir mieste kiekvieną dieną. Ir čia įdėjau zylės nuotrauką, nes zylė yra vienas iš tų paukščių, kuris gana ženkliai sumažėjo ir kuri yra stebima ir būtent šios rūšies irgi gana ženkliai sumažėjo. Tai čia yra, mes tai gal vadinkim ne tik tai, kad
Čia yra tam tikri indikatoriai, kurie parodo bendrą būklę ir dėl to tas paukščių indeksas irgi labai dažnai yra linksniuojamas ir daug kur parodomas, nes tai yra tam tikras proks, tam tikras atspindys bendros visos situacijos. Minėjau apie dirvožemius, kad blogėjantį dirvožemio būklę bendrai sukelia daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tai čia yra ir išplovimas visų mineralinių medžiagų ir ariant išsiskiriantis CO2. Ir Lietuvoje gana didelė problema yra erozija. Ir apie 19% Lietuvos žemės ūkiui naudojamų dirvožemių yra paveikti erozijos. Žemėlapyje matote raudona spalva pažymėta ten, kur jau labai stipriai ta erozija yra išsiplėtojus. Ir tai yra būtent tos kalvotos vietovės, kur daugiausiai yra laukų su nuolydžiu. Tuos laukus ariant mes tik tai dar labiau didinam eroziją ir galima sakyti, kad tai yra tiesiog ariamoji žemdirbystė tokiuose laukuose, kurie turi nuolydį arba yra smėlingi, yra bendrai nederlingi. Jie yra netinkami ariamai žemdirbystė ir tokiuose plotuose turėtume orientuotis į kitokias žemės ūkio šakas. Tai čia galėtume kalbėti apie pievas, galėtume kalbėti ir apie miškininkystę, galėtume kalbėti, bet deja Lietuvoje yra visgi teikiama parama ūkininkams, kurie dirba nederlingose vietovėse. Tai žmonės, kurie dirba tose raudonai pažymėtose plotuose, realiai prisideda tik dar labiau prie to, kad būtų sukuriama didesnė erozija, mes dar labiau prastinam dirvožemį. Bet kad jie taptų konkurencingi Lietuvos rinkoje ir tarptautinėje rinkoje, jiems yra suteikiamos papildomos išmokos už tai, kad kompensuotų tą nederlingą dirvožemį, kurie jį daro dar nederlingesniu. Bendrai Lietuvoje galbūt apie tai čia toks turbūt utopinis truputį dalykas, bet reikėtų galvoti apie tai, kad yra teritorijos, kur mes galim arti, yra teritorijos, kur mes negalim arti. Ir turėtų būti pasiskirstimas tarp paremosios, tarp žemdirbystės ir gyvulininkystės, atsižvelgiant į dirvožemį ir į vietinės sąlygas. Tai pats žemės ūkis labai stipriai veikia ir vandenį, ką jau minėjau truputį anksčiau. Per paskutinius 20 metų ariamos žemdirbystės plotas išaugo 50%. Tai čia į tuos 50% suėjo, aišku, visa ta nenaudojama žemė, apleistos pievos, kažkiek ir iš daugiamečių pievų buvo, galbūt perėjo į tą pusę. Bet žemės ūkio tarša šiuo metu yra laikoma pagrindinė esminė problema tam, kad mes neturim, kad vandens būklė blogėja. Raudona spalva pažymėtos visos upės, kurios netitinka geros būklės. Ir kaip matot, jos kaip tik yra pačioj Lietuvos centriniai daly, kur yra daugiausiai žemės ūkio, kur pats intensyviausias žemės ūkis, ten labai akivaizdžiai ir visos upės yra prasčiausios kokybės. Ir bendrai Lietuvoje vandens telkinių būklė prastėja. Ir nuo 2006 metais, jeigu mes turėjom 10% telkinių, kurie netitinka geros būklės, 22 mes jau turėjom 64%. Tai reiškia, kad tai yra gana drastiškai blogėjantys skaičiai ir tai yra kaupiamoji tarša, nes kuo mes daugiau pilam, tuo daugiau susikaupia ir tuo daugiau tų aplinkinių telkinių blogėja. Viskas, aišku, ką mes turim savo vidaus vandenyse, galime matyti ir Baltijos jūroje. Tai čia yra tokia iliustracija, kur galite matyti, kaip augo Baltijos jūros negyvoji zona. Jeigu 1906 metais to negyvoji zona buvo tik tai labai mažytė, vos keliose vietose ir, tarkim, kai aš dar mokiausi mokykloje prieš 20 metų, mokytojai visą laiką sakydavo, kad didžiausia Baltijos jūros problema tai yra palaidotos tos cheminės visos medžiagos ir ginklai. Tai dabar didžiausia problema yra tarša ir didžioji dalis Baltijos jūros, 96% netitinka geros būklės. Na ir ta negyvoji zona pastoviai auga. 2012 metų jų žemėlapis, taip galime matyti, tikrai ta zona gerokai yra išsiplėtusi. Bendrai į Baltijos jūrą patenka per upes apie 75% azoto ir 95% fosforo. Tai tiesiog visą taršą atneša upės. 25% azoto, kas daugiausiai ir sukelia visą tą eutrofikaciją ir negyvasias zonas, ateina su atmosferos nuosėdomis.
Ir atsižvelgiant į Helcom normas, tai mūsų tarša patenkanti viršyje dvigubai, bent jau dvigubai. Ir visas apie 50% iš viso antropogeninio azoto, kuris patenka į Baltijos jūrą, ateina į žemės ūkį. Tai čia irgi žemės ūkis yra kaip sritis, į kurią reikia atsižvelgti, norint pagerinti Baltijos aplinkos jūros būklę. Ir čia dar Justas tada perės. Bet gal turit klausimų iš šitos dalies kažkiek? Tada aš vėl su klausimu. Galit tą skaidrę parodyti, kur upių baseinai? Šitą. Kas nutiko dėl trąšų intensyvumo? Pagrinde taip. Plius aš kaip sakau, nyksta tie natūralūs barjerai. Jeigu mes turim, dabar buvo čia tas visas skandalas dėl melioracijos kanalų, tos apsaugos juostos, vandens visų telkinių apsaugos juostų, tai tos apsaugos juostos jos yra tam tikri sodintuvai visų šitų mineralinių medžiagų ir jos nepatenka į vandens telkinius tiek stipriai. Tai jeigu mes turim visus metus, turime žaliąją dangą palei vandens telkinius, nubėgantis tas vanduo vis tiek prabėga pro tą žalią dangą ir labai daug nusėda tų visų cheminių medžiagų, kurios naudojamos žemės ūkiai. Jeigu mes neturim žaliosios dangos, jeigu mes ariam dirvožemį, jeigu, tarkim, netinkamu laiku yra trešiama, ten, tarkim, patrešėm kitą dieną nulijo, tai viskas ir nubėga į upes. Nesikeitė koks nors skaičiavimas, nes tikrai drastiški skaičiai, nuo 10% iki 64%. Aš kiek žinau, tai čia nesikeitė. Jūs tai gal tu kažką daugiau? Tas nuo 16-22 kažkiek neturėjo, gal, bet tai, ta prasme, kad kaip čia pasakyti, gerėja duomenys turbūt, ne tai, kad kažkaip pervestas. Bet tiesiog daugiau išreiškime daugiau turiu. Čia kaip Gabija turbūt sakė, kad tai ta kaupiamoji turbūt yra tarša, nėra taip, kad čia per vienus metus viskas išsipylė, tai ir plius, kaip irgi minėjome, mes turim 70% ar 80% upių ištiesintų, tai viskas kanalais važiuoja, tai taip sakytas išplovimas žymiai spartesnis, jeigu būtų tos natūralios vagos, tai viskas po biškį sėstų dar kažkur. Nes realiai, kai yra natūrali upės vaga, tai jinai kiekvienais metais patvinsta, būna tos aliuvinės pievos. Tai kai patvinsta, vis tiek dalis tų nuosėdų visų pasilieka pievose, tose užliejamos. Bet dabar didžioji dalis upių nebepatvinsta ir ypač kadangi sumažėjo sniego danga ir mes nebeturim tokio aiškaus pavasarinio potvynio. Tai jeigu anksčiau pavasarinis potvynis būdavo žiemos pabaigoje, viskas vienu metu nutirpsta ir viskas patvinsta vienu metu, dabar to iš esmės mes nebestebim. Yra po truputį nutirpinėja, tai gruodžio mėnesį užpila, tai sausį užpila, tai vasarį užpila, bet ne tokiais dideliais kiekiais ir tai yra jeigu, pavyzdžiui, žemė dar yra įšalus visiškai ir užpila, tada ir vis tiek viskas nubėga žemyn, bet nepasilieka tos nuosėdos niekur aplinkui teritorijoje. Tai tas upių tiesinimas, jisai labai irgi prie to prisideda. Čia sovietmečiai? Taip. O keista gal klausimas, gal bebrai padėtų šito klausimu? Iš dalies taip. Iš dalies taip, bebrai irgi natūraliai atkūrinėja iš esmės tas upių vagas, nes jeigu jie daro užtvankas, tai ten toj vietoj užsitvenkia upė, bet bebras Lietuvoje yra medžiojamas gyvūnas. Ūkininkai privalo prižiūrėti savo melioracijos kanalus, užtikrint, kad ten nėra bebrų užtvankų, nušienaut, nupjaut viską ir padaryti, kad gražiai vanduo nutekėtų. Tai čia yra. Bet, pavyzdžiui, tokiose šalyse kaip Jungtinė karalystė, tenai bebrai išvis buvo išnykę, visi buvo išmedžioti, o dabar jie po truputį jos reintrodukuoja, dėl to, kad tai yra labai svarbus visos ekosistemos dalyvis. Tik tai tiek, kad Lietuvoje jų mes dabar pakankamai daug turim ir jie yra medžiojami. Ja, bet čia turbūt gal svarbu tą dėmesį atkreipti, kad turbūt ta tarša turi būti stabdoma ten, kur jinai prasideda laukuose. Iš esmės mažinimas tų trąšų, o kitas dalykas esminis turbūt yra darbas su ta dirvožemės būklės atstatymu, struktūros atstatymu, nes yra tikrai irgi pilna pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, ten aš Amerikai tokius ūkininkus kelis seku, kaip jie susitvarkė dirvožemį ir iš esmės buvo ten kažkokia masinė liūtis, kaimyno laukas plaukė, jo laukas, jis gali po kelių valandų važiuoti su traktoriumi, jokios žalos, nes tokia struktūra atsistatė, kad iš esmės
kempinė tas dirvožemis gaunasi ir jisai nepaleidžia visko lauk per tas sistemas melioracijos, tai tos medžiagos ir neišbėga. Tai o jeigu mes arėm visą laiką poras uždarom, plėtainis gaunasi, tai viskas paviršiumi ir teka lauk. Ir dar tos gal kartais būna tiesiog Lietuvoje gal nepakankamai daug dėmesio yra skiriama melioracijos sistemų visai priežiūrai, kur yra tie melioracijos tie vamzdžiai, kurie dažnai labai būna užsikimšę ir jiems valyti, atnaujinti, pataisyti irgi reikia daug lėšų, bet tai reiškia, kad tada vanduo nesifiltruoja žemyn, o nuteka paviršium, jeigu mes neturim sutvarkytos melioracijos sistemos. Dėl melioracijos aplinkosauginių požiūrių. Mes jau jeigu ištiesim, tas suprasim, tikriausiai naivu tikėtis, nes mes dabar visus melioracijų projektus paleidžiam ir viską grįžtam, nežinau, kad metų lygį. Aplinkosauginių požiūrių, melioracinė, jeigu jūs tvarkyti ir prižiūrėti, vienai, Matot, kaip. Taip, tai dabar čia gal reiktų atskirti tai, kur yra žemės ūkis, tai jis turbūt be melioracijos negali gyvuoti, nes tiesiog yra tokia sistema ir jiems reikia, kad būtų pakankamai susilaukai, kad įvažiuotų su technika, ten tas vandens lygis turi būti pakankamai žemės, bet dėl to mes kalbam, kad yra tam tikros tarpinės ekosistemos, kaip pavyzdžiui šlapynės ir pievos, kuriuose galima ūkininkauti ir galima ūkininkauti, kai jos yra šlapios. Yra tam tikra ir speciali technika yra, ir, pavyzdžiui, gyvuliai gali įeiti, kai yra pakankamai šlapia, tu, tarkim, su traktorium negali važiuoti, bet gyvuliai jau gali įeiti. Tai yra tos teritorijos, kur mes turėtume kaip tik atkurtą natūralų arba artimą natūraliam hidrologinį režimą ir kad tas vandens lygis būtų pakankamai aukštas ir jos galėtų, tam tikros teritorijos turi vis tiek būti paskirtos, kad jos veiktų kaip tos natūralios kempinės, kad jos reguliuotų vandens balansą ir kad reguliuotų tiek tos potvinius, tiek sausrų poveikius, nes pas mus ir labai daug, netgi ten, kur nebevykdoma yra žemės ūkio veikla, pavyzdžiui, kažkokie nusausinti durpynai, ten yra hidrologija visiškai sugadinta, ne? Yra daugybė pievų, kurios buvo paverstos kažkada ariamais laukais, dabar jos kaip ir pusiau apleistos, kaip ir niekam nebereikalingos, bet hidrologija neatstatyta. Tai reiškia, kad vis tiek tas vanduo yra drenuojamas ir tos teritorijos neatlieka savo tos funkcijos balansų, tos buferinės, kempinės funkcijos, sakykime, neatlieka. Tas atkūrimas, matyt, yra išskirtinai svarbus durpynos. Durpžemis yra klimato požiūriu. Ir net nebūtinai durpynose buvusiuose, bet Lietuvoje ariama, jeigu mes atstatytume, jeigu atstatytume 6% ariamų durpžemių, jie sumažintų beveik visas šias emisijas į žemės ūkio, galėtų atkompensuoti. Tai mums reikėtų atsisakyti labai nedidelės dalies ariamų durpžemių, kurie ar taip žemės ūkiui, jie nėra naudingi, ten nieks neauga ir taip žmonės turi tuos laukus ir gali su jais daryti, ką nori, bet iš principo tai nėra gera vieta ūkininkavimui ir čia būtinai reikia tai atsižvelgti ir tas teritorijas restauruoti tiesiog. Tai čia dėl to buvo tas Žemės ūkio ministerijos ir politika, kaip čia ūkininkai labai pyko, kai kodėl čia iš ūkininkų pinigų pelkės nutarėt kūrinėje, tai čia iš tos minties, kad tuo 6% atkūręs, tu gali visą žemės ūkio tą šeldą sumažinti, prasme, tai, bet ūkininkai vis tiek sutiktų. Kodėl čia tu 6% reikia dabar? Bet ir čia labai svarbu yra suprasti, kad čia nėra tik tai, jeigu mes atkuriam šlapynės, kažkokias šlapes teritorijas ir pievas ir durpžemius, tai nėra tik tai, kad čia gerai gamtai, bet tai lygiai taip pat yra benefitai, tam tikros naudos ūkininkams. Tai yra apsauga nuo potvinių, tai apsauga yra nuo karščio bangų, nes tose vietose susikuria mikroklimatas, tenai karštis netaip labai kepina, ten susidaro tam tikri, visas drėgmės balansas yra visiškai kitas, tai aplinkiniams laukams yra tas tik tai pliusas. Yra kažkoks žemėlapis, kur, kaip sakėt, kad faktiškai ūkiniai prasmei ten nėra reikalo dirbti, bet būtų labai reikalinga atstatyti. Tai nėra žemėlapis, kur buvo durpžemių. Ir durpžemių žemėlapis yra ten, bet ten visi durpžemiai suinventarizuoti, kai kur, čia irgi labai svarbu atsižvelgti, kad kai kur, pavyzdžiui, kur ten suinventarizuota, kai kur ta durpė jau yra visiškai sunykus. Tai pasižiūrėsi, ten matos tiesiog, kad smėlis yra. Nebėra durpės. Gal dabar galvoju kitos nevyriausybinės organizacijos Pelkių fondų. Daryti analizę, jos reitingavo visus, kaip sakot, durpžemių tą žemėlapius reitingavo, kur būtų prasmė atstatyti, kur ten visiškai nebeapsimoka, kur
vidurį. Tai mes galėsim pridėti nuorodų sąrašą. Ir dar, aš sakyčiau, dėl tos melioracijos, tai turbūt, aišku, ne visoje Lietuvoje tas įmanomas, bet jau toj vidurio zonai, tai, tai kalbėti apie tą išmanę melioraciją, vienas dalykas. Tai, daug pavyzdžių dabar yra, kai tos drėgmės kartais įtrūksta, tai tą vandenį gali susilaikyti, tas pačias medžiagas susilaikyti, bet dėl tų visų atitiesinimų ir panašiai, pavyzdžiui, Danai, tai jie labai daug investuoja į tą, jie berods netitinka nitratų direktyvos, tai šlapynių atstatymą vien iš valstybės biudžeto berods skiria 96 milijonus vien kur šlapynėm. Tai ten irgi tuo sueina konsultavimo visą tarnybos veiklą ir panašiai, ir tas pats upių iš Kreivinimas. Kreivinimas, aišku, čia yra milžiniškas investicijos klausimas, ar jos visiškai pagrįstos, bet Čia tiesiog mes, ta prasme, yra taip, kad investuotas 1 euras į apsaugą gamtinių teritorijų atperka 8 eurus, jeigu reikia atkurti. Tai yra 8 kartus pigiau apsaugoti negu atkūrinėti. Ir tose teritorijose, kur mes dar galim apsaugoti, čia be kalbų reikia apsaugoti ir uždėti labai aiškius saugiklius, o ten, kur galime atkurti, irgi reikia atkurti, nes žiūrint į klimato kaitos perspektyvą ir kaip keičiasi visa dinamika klimato, tai bus problemų tik tai daugiau ūkininkams dėl to. Čia aš nežinau, ar čia kraštovaizdžio elementas bus, nežinau, ar važinėjai po Lietuvą tokius kelis tipinius laukus, kur vis žiūri tos pokyčius. Ir matosi, ta prasme, dabar, pavyzdžiui, ūkininkai gali gauti tą išmoką už čia laikinai užšlapintą plotą, jeigu žalas. Ir aš matau, kad ūkininkai tikrai palieka, neria, ten nesimurdos traktus, tai kažkokie tie pokyčiai atrodo vyksta teigiami. Ir atitraukia nuo upių, matosi, kur ten pastoviai klindavo, atitraukia, kad ir 20 metrų, kai kurios vietos mačiau, tai tas kažkiek veikia, turbūt ūkininkai toje vietoje irgi sąmoningėja ir tos gal išmokos, tos kraštovaizdžio elementų turbūt irgi prisideda. Jie nemažai, iš tikrųjų kalba apie tai, mes tikrai patys suinteresuoti. Tas pats dirvožemio atstatymas jau sąmoningas ūkis, jis tikrai labai rūpinasi, kaip ten viskas, nes tiesiog supranta, kad po 10 metų ten nieks nevaldo. Bet kiek esu girdėjus, tai ūkininkai sako, okei, mes jeigu ten reikia paimti gabalą kažkokį, bet tada sutartim turi būti sąžiningai išlyginta, nes aš tikiuosi, tikėjausi kažkada, kad ten auginsiu. Tai čia gal visuomenės susitarimo yra. Taip, tai čia turbūt viską, tokius dalykus irgi labai reikia aiškiai per žemės ūkio politiką reguliuoti. Mes turim tam įrankius, mes turim tam pinigų ir reikia juos nukreipti į tinkamą linkmę. Vietoj to, kad mes galbūt ten remtume vien tik tai ariminę žemdirbystę, mes turim žiūrėti, kad kompensuoti tiems, kurie iš tikrųjų daro kažkokį didesnį pliusą ir gamtai. Tai. Ja, bet čia kažkaip, tarp tų ūkininkų kartais toks irgi gaunasi, turim kompensuoti, bet biudžetas tai vienas, tai turim suprasti, kad reikia iš kažko paimti kažką kompensuoti ir kažkaip reikia. Vienu, kaip sakyt, komentarų sako, kad čia nesąmoniai tokius dalykus investuoti, kitų sako, kad reikia tą daryti, tai kažkaip tada turėtų tas supratimas irgi būti, kad turim vieną pinigų krepšelį ir turim jį kažkaip padalinti. Nes, tarkim, man visada kyla klausimas, tarkim, tie patys startiniai pasėliai yra paskaičiuota iš tikrųjų nemažai visokių studijų, kaip, tarkim, ten taikant 3 ar 5 metus startinius pasėlius, tu išeini jau iš esmės į pliusą. Bet kai mūsų išmokų sistemų skaičiuojama, tai visą laiką skaičiuojama, kad čia yra nuostolių. Tai kažkodėl man keista, kodėl, pavyzdžiui, neįskaičiuojami, kiek tu gauni, naudodamas startinius pasėlius, kiek ta ekonominė grąža ilgainiui gaunas. Tai tas irgi visą laiką sakymas, kad per mažai už startinius pasėlius man ten išeina sėklos nusipirkti, bet tu ilgainiui tai tu dirvožemio struktūrą, organinę anglį padidini, derlių didini savo, visi tie poveikiai mažėja. Tai irgi trūksta to supratimo, kad tu kažką gauni iš tų ekoschemų, kurios atseit tavo jokio naudos neneša ekonominės, bet iš tikrųjų neša. Tai... Čia tik tai tas gal, kad labai dažnai perėjus prie tokių labiau ekologiškesnių ar aplinkai geresnių tų praktikų, nėra rezultatas, kad tu vieną kartą padarei ir tau jų rezultatas. Kad ir ta pati
Jo reikia kantrybės. Ir ta pati neariminė žemdirbystė, jeigu tu vienus metus padarai neariminę, paskui vėl suarai, tai tavo visi rezultatai nuėjo per nieką. Ta prasme, tai gali iš vis nedaryti tada, čia reikia labai tokio irgi daug edukacijos ir labai daug supratimo, kad, yra ilgalaikiai procesai ir tu ten per 5 metus galbūt nepasieksi to, ko tu įsivaizduoji, o reikia daug įdirbio. Čia, aišku, reikia ir iš ūkininkų tokio ne tik tai suvokimo, bet ir prisimti tam tikrą riziką, kad man gal čia pirmais 3 metais mažės mano derlius dėl to, kad pakeičiau savo visą technologiją, galbūt nežinos ten, kaip viską reikia padaryti, ar ten tinkamų mašinų, įrangos tinkamos neturės ar kažko, tai tas pereinamasis laikotarpis nebus lengvas, bet kokiu atveju. Esam rašę, tai yra kas pereina labai dalimis, tam tikros rinkuose taikyti. Ir tikrai yra tokių, kurie išsibando ir matyti struktūrą dar pažinti, tiesiog ten netinka. Tai gal reiktų ir tai suprasti ir kalbėti apie tai, kad nebūtinai visiems tiks. Kai buvo, kad staigiai šoko, tai tiesiog iš tikrai, man atrodo, permaito momentu, nes visi pamatė, kad geri pinigai. Tai tikrai yra dalis tokių, kurie eina paskui ten augino trapus, dar kažką. Visada taip nutinka. Tai ilgainiui tikriausiai bus balansas. Galima pažiūrėti tą skaitlę, kur apie miškus buvo. Kur su... Šitą. Kas ten yra, čia. Kas ten 90... Jo, buvo legendinis tipografas, kurį mes ir tais metais turėjom. Jo, tais metais buvo tiesiog didelis antpuolis ir nežinau, ar jie nesureagavo laiku ar kaip, bet labai didelė dalis miškų tiesiog nem nuėjo. Tai čia prieš 30 metų, tai sakykime, tas ciklas, ne 30 metų. Jeigu nekysim šį. Taip, tai mes, labai tas yra įdomu, nes mes turėjom šitą istoriją, jau žinom, kaip dalykai vyksta. Dabar darom tos sanitarinius kirtimus, kur ten šnioja viską, ne tik tai eglės, kurios yra paveiktos, bet ir ąžuolus, ir beržus, ir pušis, kuriems net negresia šitas pavojus. Mes šitą darom, sanitarinius kirtimus darom, bet naujose plotose, kur yra sodinamas miškas, vėl tos pačios eglutės sodinamos. Palaukim 30. Per miškas. Šį kartą lyg vairiau, bet bendrai, tai jeigu mes tą patį mentalitetą laikysim ir manysim, kad čia eglutė Lietuvoje yra pats geriausias medis, tai po 30 metų mes jau turėsim tą pačią istoriją. Užauga, kai jos jau yra tinkamos tipografai, tada tipografas ateina. O dar klausimas jūsų požiūrį, vis išgirstu dažniau kalbant apie tai, kad gal reikia šnekėti ir žiūrėti, ką gali padaryti ne su klimato sustabdymu kaitos, bet prisitaikymu. Taip, tai čia yra 2 kryptis, kuriuom abiem reikia eiti. Nes vienas dalykas, mes neprisitaikysim, jeigu mes nekeičiam savo visų praktikų, mes šiltnamio efektą sukeliančių dujų didinam arba tiek pat varam, bet tik tai atseit prisitaikom. Tai taip irgi dalykai nevyks, nes mes nespėsim prisitaikyti prie to besikeičiančio klimato. Tai viską, ką mes galim padaryti, kad mažintume poveikį klimatui, kad mažintume tų šias emisijų išsimetimą, kad tos praktikos kuo tvaresnės būtų ir mes nueitume nuo neatsinaujinančių šaltinių energetikos prie atsinaujinančių, tai tą viską būtinai reikia daryti. Ir paskui yra prisitaikoma priemonės, kurios irgi veiks ilguoju laikotarpiu, bet tai nebus, kad mums viską taip nuims vienu paspaudimu. Tai tą irgi reikia suprasti, kad čia irgi yra lygiai taip pat procesas, ypač balansas tam tikras. Kai mes kalbame apie gamtinės sistemas, tai čia reikia surasti balansą, nes nieko kito negalim padaryti. Prisitaikymo pagrindinės priemonės, tai yra pievos pelkės. Taip, tai gal čia Justas dar papasakos apie regeneracinį žemės ūkį. Aš gal perduodu žodžiu, paskui mes pereisim gal vėl į diskusiją, jeigu ką. Čia mūsų jau toks baigiamasis. Iš esmės, mūsų manimų, kas turi keisti žemės ūkyje, tai iš esmės turi turbūt keistis iš esmės kryptis. Tas konvencinis ar tradicinis žemės ūkis turi judėti link regeneracinio žemės ūkio. Mes dabar turbūt kalbam apie tvarų žemės ūkį. Man tas žodis tvarus čia man asmeniškai nepatinka ir dar jeigu, kaip sakyti, verstum iš anglų kalbos sustain, tai reiškia stovėti vietoj iš esmės, tai nereiškia judėti kažkur kažką pagerinti, bet iš esmės išlaikyti tokį būvį, kokie mes esam. Tai tas regeneracinis žemės ūkis, jisai Lietuvoje kažkokia dar naujovė turbūt, po truputį ta žodis ateina. Amerikoje ar ten Australijoje tikrai jau tikrai nemažai pažengęs ir daug ūkininkų prie to jungiasi. Tai trumpai turbūt kas tai yra. Tai
tų apibrėžimų yra labai daug ir viena turbūt iš problemų yra ateičiai, kad nereikėtų jo kažkaip turbūt formalizuoti, kažkaip sukišti į kažkokią savoką, nes manau, kad tas sunaikins patį konceptą tą. Tai mano manimu, tai yra ne praktikos, tai yra konceptas, pasaulėžiūra savotiška. Tai yra iš esmės principų rinkinys, nes praktikų yra įvairių, metodų yra įvairių, bet principai iš esmės yra universalūs. Tai čia Vageningo universitetas darė mokslinių straipsnių apžvalgą, ten beveik 300 straipsnių peržiūrėjo apie regeneracinį žemės ūkį ir kokie išryškėjo tie principai iš esmės, ką tai apibūdina. Tai iš esmės esminis dalykas turbūt dirvožemio sveikatos ir būklės gerinimas, išteklių valdymo optimizavimas, klimato kaitos švelninimas ir tas pats vandens kokybės ir prieinamumo gerinimas ir vandens ciklo atstatymas, turbūt čia apie tai galim kalbėti. Jeigu žiūrėsime siauriau ir tuo pačiu plačiau, tai yra kompleksinis mąstymas, turim visus tuos, kaip sakyti, principus apimti, bet jeigu susisiaurinsim į dirvožemį, kas yra iš esmės pamatas viso žemės ūkio, ko mes dar ne visada turbūt suprantam, tai yra 6 tie dirvožemio sveikatos principai. Jie tokie elementarūs ganėtinai yra, bet pirmas turbūt dalykas, ką ir Gabija buvo paminėjus, tai tu turi ūkininkauti savo kontekste. Jeigu tavo dirbami laukai yra Aukštaitijos aukštumos, ir tu pradedi viską arti, tai tu vienaip ar kitaip neturi nei ekonominio, nei ekologinio pagrindo gyvuoti kaip ūkis, tu visą laiką priklausomas būsi nuo išmokų, tos išmokos matom, kad jos mažėja ir pati kryptis yra turbūt, kad jos kažkada ir dings. Tai tie ūkiai, kurie sugebės savo tam kontekste ūkininkauti, tai jie turbūt išliks, tie, kurie priklausomai nuo išmokų automatiškai jų neliks turbūt. Kitas principas - netrikdyti. Tai kalbam apie mechaninius ir cheminius trikdžius, tai tas pats žemės dirbimas, turim pereiti prie neriminės žemdirbystės, turim mažinti arba visiškai atsisakyti tų cheminių preparatų, pesticidų, mineralinių trąšų. Trečias dalykas, tai žemės, kaip sakyt, žemės šarvai, tai turime iš esmės palaikyti visą laiką uždengtą žemės paviršių. Aš čia kažkada dar žiūrėjau, gal užpraeitais metais Lietuvoje yra berods 60 000 hektarų jodo pūdymo. Tai, tokie įspūdingi skaičiai. Ir šiaip tas jodas pūdymas turbūt, jis išsikreipė jo pati prasme, kaip mūsų seneliai tą darė, kas tai yra ir kaip dabar yra, kai pagal taisyklės tu turi vasarą ten ir mano kaimynas sodybui 3 kartus tiesiog važinėja ir arė, kad neišdygtų kažkas. Tai, čia tiesiog yra totalus naikinimas dirvožemio. Ketvirtas principas - įvairovė, bioįvairovė. Tai mes kalbam ne tik apie gėlytes, paukščiukus, bet mes kalbam ir apie įvairovę, kas yra po mūsų kojom, mikroflora, tai visi mikroorganizmai. Tai labai patiko man vieno ūkininko pasakymas, mes visi turim gyvulių ir mes visus ganom gyvulius, tik tai vieni didesnius karvės ir ten navis ir ožkas, kiti mažesnius savo po kojomis. Tai ir tu esi iš esmės priklausomas nuo tų mikroorganizmų. Penktas principas - palaikyk gyvas šaknis dirvožemė. Tai iš esmės viskas labai paprastai ir tiesiai susiję. Augalai maitina mikroorganizmus, mikroorganizmai maitina augalus. Ir šeštas toks principas - įtraukti vėlgi gyvulius į visą tą mūsų žemės ūkio struktūrą. Ir tai yra, nekalbam čia jau apie pievas, o kalbam, kad tie gyvuliai iš esmės turėtų grįžti į kraštovaizdį ir tarkim Amerikoje visiškai normalu yra tarpiniuose pasėliuose, užsėti tarpinius pasėlius, atvesti bandą, nuganyti viską ir toliau su neriminė tiesioginė sėja į tas likusias liekanas įsėti. Tai ir mes kiek kartų jau teikiam ministerijai pasiūlymus, kodėl tarpiniuose pasėliuose tu negali ganyti gyvulių. Ir čia turbūt ateina tuo pačiu iš ES politikos, kad čia yra
negamybinė veikla ir tu negali gauti produkcijos, nors visiškai kažkaip logikai prieštrauja tas dalykas. Tai jo, buvo čia, pačiam teko dalyvauti Estijoje, buvo regeneracinio žemės ūkio tokia kaip konferencija, čia dabar galvoju, kada čia. Jo, per ūkininkų. Tai aš ten buvau čia. Ir kas buvo ganėtinai liūdna, kad iš Lietuvos sutikau kelių stambesnių įmonių, ten, kaip sakyt, gamybos vadovus ir panašiai, bet ūkininkų arba aš jų net pažinau, bet, gal ten ant vienos rankos būčiau skaičiavęs, ten dalyvavo apie 500 žmonių. Tai ir dalyvavo ten tikrai pasaulinės žvaigždės regeneracinio žemės ūkio, iš Amerikos atvažiavę, tiek ir ūkininkai, tiek ir dirvožemio specialistai. Tai vat ganėtinai liūdna, kad nieko iš Lietuvos nebuvo, bet aš kiek bendrauju, tai žinau, kad žmonės domisi tuo ir kažkiek tą kryptimį judame, bet tuo pačiu turbūt esminis dalykas yra pereinant į šitą regeneracinį žemės ūkį, man atrodo, kad vienas iš esminių yra dalykų edukacija, žinios ir švietimas ūkininkų, nes tai nėra tiesiog išvažiuoji į lauką, pari, pasėjai ir taip toliau, tai yra labai žiniom imlus dalykas, kada tu turi pasėti, kada nuimt, ką daryti. Tai jo, tai čia vienas dalykas turbūt, kitas dalykas tų pačių krypčių politikos nustatymų ir gerųjų praktikų rėmimas ir taikymas. Tai čia mes vėl akcentą norim dėti ant tų pievų ir kraštovaizdžio elementų išlaikymo ir tų gyvulių grąžinimo į kraštovaizdį. Tai matytume, kad toks kompleksas galėtų prisidėti prie pokyčių ir aplinkos toj būklei, ir biologiniai įvairoviai. Ir vėlgi, kaip sakiau, kad tas regeneracinis žemės ūkis nėra apie kažkokias praktikas, tai yra bendras toks mąstymo laukas, nes tos praktikos jos ar tokiam ūkiui, jos vienodos, tarpiniai pasėliai, neribinė žemdirbystė, ten augalų kaita, kuri turėtų iš esmės sėjomaina būtų, ne augalų kaita. Tai tie patys ūkininkai taiko, tik tai esmė, kad tu turi tam regeneraciniam, kaip sakyti, žemės ūkiui, tu taikai kompleksą, tu netaikai vien nerimnės ir jau galvoji, kad tu čia esi saugai dirvožemį, tu turi kompleksą visą taikyti, kad tau būtų kompleksinis tas poveikis. Ir kitas dalykas turbūt, kas turi keistis, ką mes dabar irgi visi apie tai daug kalbam, tas mūsų eksportas keliauja viskas žaliavinė produkcija iš Lietuvos, mes uždirbam, bet galėtume uždirbti žymiai daugiau turbūt ir sukurti žymiai daugiau darbo vietų šitam sektoriui. Tai turėtų keistis tiesiog žaliavų gamybai, žaliavų perdirbimą ir eksportuoti aukštos pridėtinės vertės produktus. Tai čia turbūt ir investicijų pritraukimas, ir ta pati kooperacija, kuri sunkiai vyksta, ir tas pats trumpųjų maisto grandinių skatinimas. Ir turbūt vienas iš dalykų, nuo ko galėtume pradėti, tai kad viešasis sektorius tiesiogiai pirktų ūkininkų produkciją. Yra gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, Ukmergės rajone, kaip darželiai yra ekologiniais produktais aprūpinami. Yra gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, Šveicarijoje, kur yra tiesiog nacionalinė politika, kad tam tikras kiekis produktų ekologinių turi būti visose ten maitinimosi įstaigose. Tai ir, kaip sakyti, nueisim tada ir prie ūkininkų geros ir socialinės ir ekonominės būklės, kaip sakyti. Tai tokie du, vienas ekonominis ir socialinis pokyčiai, kitas aplinkosauginis turbūt toks mūsų apibendrinimas. Kiek turite optimizmo, kad kažkas gerės, nes skaičiai visi šitie nelabai džiuginantis. Tai Aš tai manau, kad, ta prasme, čia gerės. Taip pat, jo, čia klausimas turbūt, kaip greitai tas vyks ir kokiais kiekiais, ta prasme. Tai, ir, man tai svarbu, nežinau, čia toks jau filosofiniai pamastymai, bet man visą laiką, kai kalbėsi su ūkininkais, tu matai, kad vienas daro, kaip sakyti, jis turi gyventi, jis turi ekonomiką turėti, bet jis daro dėl to, kad jis supranta ir nori iš esmės pakeisti ir pagerinti tą savo dirvožemį,
Kitas daro, nes mato, kad čia gali susirinktas išmokas ir tada, kaip sakai, dėlioja puzlę, kur čia daugiau susirinksi, bet jis, jo pati mąstysena nėra apie tai, kad čia aš savo pasigerinčiau tą pačią dirvožemio būklę ir iš to galėčiau geriau gyventi, bet susirinktas išmokas kažkokias, man čia kaip pramušta. Ir šiaip gal dar visoje Europoje yra ta problema labai didelis senėjimas visų ūkininkų. Tai, įsivaizduokime, jeigu žmogus 70 metų, ir sakai, tu dabar daryk tokias praktikas ir čia po 10 metų to bus geriau. Tai sakys, po 10 metų manęs nebebus. Jo, ir šiaip aš, kaip sakyt, kaip plačiau domiesi, tokia bendra tendencija šiaip matosi, kad nauji ūkininkai, kurie ateina visiškai, tarkim, kad ir iš miesto, be jokio ūkininkavimo pagrindo, jie žymiai yra atviresni šitom idėjom ir visiškai neturi tų kažkokių tai jo mąstymų, kaip sakau, vienas iš tų žvaigždžių iš Amerikos regeneracinio žemės ūkio, tai sako, atėjau į ūkį, uošvis perdavė man ūkį ir sako, jisai laisvalaikį išvažiuodavo part žemę, nes jam tiesiog smagu ir sako, numirė uošvis, sako, ką aš gavau palikimui dovanų, sako, tai plūga. Jis sako, pirmas dalykas, ką dariau, tai pardaviau ir kas jį privertė keistis, tai iš esmės užklupo jį ten 2 metus iš eilės sausros, užklupo liūtis, tai bankai paskolų nebedavė, ir sako, kažką reikia kitaip daryti, tai ir persivertė. Iš esmės jisai nenaudoja nei trąšų, nei pesticidų, kažkiek ten herbicidų dar naudoja, bet eina link to, kad visiškai atsisakyti ir suintegravęs gyvulius ir taip toliau, tai ir viskas. Kažkada, kas svarbus tas aspektas, kad tarsi gal šiek tiek sumažėja derlius, bet nereikia tų visų padarymų. Jo, tai Estijoje toj konferencijai geras pavyzdys buvo irgi ūkininkas, jis ten jau milžiniškas, ten gal 3000 hektarų, bet jis tiesiog pateikė, kaip jo tas kelias buvo nuo 2011 iki 2022 metų, per 11 metų atsisakė visų trąšų, pesticidų, ten kalkinimų visų, sumažino dyzelio naudojimą 62%, atsisakė technikos ten bereikalingos ir jam tas sutaupo po $2 milijonus kasmet. Tai ir derlius, ir ta prasme, jis gal derlius sumažėjo, bet iš esmės jisai nutraukė visus tos pridėtinius dalykus ir kita buvo skaidrė labai įdomi, dabar gal tiksliai net kartosiu, bet ūkininkų pajamos ir kas lieka ūkininkam, ta prasme, visi jų pinigai pereina per visus trąšų pardavėjus, technikos pardavėjus ir iš esmės, jiem tai nelabai kas lieka ūkininkam. Tai atsisakydami tų kažkokių papildomų dalykų, pereidami prie tų tam tikrų praktikų, galbūt trumpuoju laikotarpiu jie susimažins tą derlių, bet turim ir Lietuvoje pavyzdžių, tarkim, Valentino Genio ūkį, kuris prieš 20-30 metų pradėjo visą tą procesą ir jo dabar derliai nieko nemažesni negu tradicinio ūkio, o jis nieko nenaudoja. Tai. Čia gal tas labai svarbu, kad mes kai kalbam, kad sumažės derlius, aišku, labai priklauso nuo teritorijos ir nuo ūkio, bet tas sumažėjimas trumpalaikis dažniausiai būna ir paskui po kiek laiko prisitaiko visa ekosistema ūkio ir vis tiek tampa tie derliai tokie patys panašūs, kur didesni, nenaudojant arba labai mažai naudojant trąšų arba vengiant ekologinį ar pasidėliant dalykais. Dar įvertinti labai svarbus, ko gero, pokyčio žaidėjas bus bankai. Jau yra iš tikrųjų, nes daugelis bankų jau nebeduoda ūkininkams, kurie netaiko tvarių ūkininkavimo praktikų visai paskolų. Tai greičiausiai, ta prasme, gali būti, kad ir bankinis sektorius bus irgi tas svarbus akceleratorius ir klimato kaita neabejotinai vis labiau ir labiau keis, ar ne, ir draudimai ko gero populiarės, ir draudimai irgi savo sąlygas kelia, ar ne, mes kiek šnekėjom su draudikais, kurie draudžia nuo tokių dalykų, tai jie atvažiuoja ir pažiūri, jeigu tu darai nesąmonės, ar kalvotojų vietovėje, tai tavęs iš vis net nedraudžia. Dar reikia nepamiršti, kad Europoje yra priimtas anglies kaupimo reglamentas, kuris per 2 metus jie dabar planuoja sudėlioti konkrečiai visas sąlygas, bet tiek ūkininkams, tiek gamtos atkūrimo projektuose yra galimybė gauti papildomas pajamas iš to, kad jie kaups anglį, dirvožemį ir biomasę. Tai čia irgi bus toksai, manau, svarbus pokytis. Ir dabar jau yra užsienį ūkių, kurie
didžiąją savo dalį pajamų gauna nebe iš ar išmokų, ar net savo produkcijos, bet gauna iš tų anglies kreditų vadinamų, iš tos sukauptos anglies dirvožemio. Tai tas irgi labai viską pakeis. Iš pirmo pranešimo nepaklausiau dėl avių skaičiaus, kad labai smarkiai išaugo. Aš taip tiksliai gal nesakyt, bet buvo Maros parama kažkokia sektorinė avių sektorių irgi. Tai tas turbūt lėmė didžiąją tą augimą. Vis tiek išaugo procentas, gal ant skaičiais. Gal išaugo, ir aš rajone, tai ten prieš keletą dešimtmečių buvo šiaip laukai tušti, ne laukai, javas, o dabar tik žemės. Tai dabar bus koks kaip jau verslas, dabar ten darbas. Avi lengviau laikyti, Nu, galva. Ir reikia.